pirmas futbolo vergų vaizdo įrašas ir startuojam su naujų podcastų, naujų epizodų, kurį šį kartą kelsim YouTube, tai Pagaliau. čia šalia manęs Domas. Sveiki visi. Šiaip nežinau, galbūt su šitų vaizdo įrašu vis tiek dabar pradėsim kelti YouTube, galima sakyti naują erą podcast'o, kiek čia dabar koks 11 epizodas, tai galbūt įgilsime ir naujų gerbėjų, tai galbūt net galim šiek tiek trumpai pristatyti, na šiaip koks yra tas mūsų futbolo backgroundas, ką palaikom, manau, ką palaikom kažkiek jau galima suprasti pagal tai, ką dėvim, tai... Šiandien pasipuošėm jau tokią progą. Tu kaip žinia, aš irgi nuo to pradėjau Anglijos Premier Lyga lietuviškai Facebook'o puslapį rašai ir palaikai dvi komandas pagrindė, ne? Netgi sakyčiau vieną, šiaip niekada nebuvau Glory Hunteris, bet esu dabar labai piktas ant Chelsea politikos, tai kažkiek domiuosi, širdį palaikau, bet esu nutolęs, o kaip ir akivaizdu, tai esu romanista, Daja Roma, ypatingai po vakarykščio dar, tai kažkaip smagu šitos marškinėlės užsivilkti. Gerai, aš tai ten vakar maždaug pasižiūrėjau, dar prisiminiau, kad tikslas būčiau, tai tos man pradėjau palaikyti nuo 20 sezono, tai tikrai jau senai, kai pagalvoju, tuo metu man dar 9 metai buvo, kai jie pradėjo Čempionų lygą žaisti, kai pateko ten po Peterio Croucho įvarčio prieš Manchester City į top 4 Premier lygos ir nuo to laiko pradėjau palaikyti, atsimenu tą tokį, galima sakyti, bent jau to klubo istorijų legendinį 8-0 su AC Milanu, kur praėjo tuo metu dar, šiuo metu jis atsigavęs, bet tuo metu tikrai dar tas vardas buvo tokio AC Milano praėjo ir nuo to laiko... Dar ta legendinė vos ne Milano taip, komanda. su Gattuso visą kitą, ten Gattuso turėjo tą konfliktą ir irgi tas pats Crouchas prasižymėjo tam 8-finalį po Lennono reido, tai nuo to laiko pradėjau palaikyti ir nenustojau. Tai aišku, dar prieš tai atsimenu kažkiek United palaikiau, bet čia tas toks, tokia pirma meilė, žinai, kai ką dažniausiai gauni pažiūrėti per televizorių, tai United ir Rooney su Ronaldo, tai turbūt retas vaikas, kuris galėtų atsakyti, bet aišku, ta meilė United su laiku numirė. Tai man irgi Chelsea iš to įsiminęs, nes tuo metu buvo ten ir geri laikai, jos dažnai rodydavo, Mourinho, Drogba, ta komandos aura buvo tikrai aukštumoje, tai dėl to tas Chelsea man įkritęs, o dėl Romos tai tikrai sužavėtas esu ta ištikimybė, Točio, Derosio. Tai šitos asmenybės buvo ir šiaip, istorija man visada mokykloje patikdavo, pradedė visus istorijos kursus nuo Romos ir Graikijos, Atėnų imperijų, tai visur ta Roma kažkaip vis belsdavosi ir prisibeldė mano širdį. Aha, tai praėjo tie visi laikai, dabar nuo to laiko, kaip pradėjau tavimi laikyti 13 metų jau ir atsimenu, dar buvo tarpas, kai Malagą palaikiau. Labai toks įdomus. Egzotika. Malaga tuo metu irgi gal kažkiek gavo naujų gerbėjų, jos Aravai perėmė. Iš tikrai buvo įdomus projektas, Pellegrini, Isco, kurie dabar savo jėgas suvienijo Real Betis, tiesiog pats turi žvejai Čempionų lygą tuo momentu. Aš labai mane atmintis rėžęs tas jų Čempionų lygos atkrintamų etapas, neatsiminsiu kuris, bet su Dortmundo Borussia, kai ten paskutinę minutėm fenomenaliai sukrito tie įvarčiai ir Malaga žengė tolyn. Tai ir La Lyga tuo metu labai daug žiūrėjau. Šiaip, kai vaikas esi tuo metu, ten kokiu 12-13 metais Spartienas labai daug rodė La Lygos, tai irgi ant to, manau, ne vienas mano kartos žmogus žaugęs, manau, tu irgi kažkiek vyresnis už mane, bet irgi komentuodavo, kaip ir dabar vienintelis vos gali jisai ten ir tebe komentuoja. Tu keliais metais už mane vyresnis, bet manau irgi taip pat. Tai auksiniai La Lygos laikai, Messi, Ronaldo, Kaktomuša, Guardiola, Mourinho tuo metu irgi būdavo pečius surėmę, taip kad tikrai būdavo smagu. Tai gerai, šiaip kokia šito podcast'o esmė, tai europinis futbolas, ten apie lygą daug neprišnekėsim, nesam tokie dideli gerbėjai, bet aišku, jeigu pasitaikys proga ar ką, vis tiek ir apie tai pašnekėsim, apie aktualiausius dalykus, galima skaičiai podcast'ą vis tiek pristato eurofutbol.lt puslapis, aš jau 3 metus šilės dirbu šiame puslapyje, yra tokių, galima sakyti, intrigų, iššūkių ir įdomu viską panaplioti, tai vienas iš tų iššūkių, aišku, yra podcastas, Domas irgi, Anglijos Premier Lyga lietuviškai, ten kelis metus, taip, bet vis tiek ir tas, sakykime, rašymas, įdomu yra tam Facebook'o puslapį.
Taip, nuo vaikystės aš kažkaip visada, kaip tapau tokiu ligotų sporto atžvilgių žmogum, kuris visko domėsi, tai buvo šiek tiek tokia svajonė ar komentuoti, ar kažką rašyti. Ir karjera gal nepakrypo, kol kas sakyčiau, tą kryptimį, bet tikrai patinka ir širdžiai malonu domėtis ir kažkaip realizuoti save ir šitoje srityje. Tai jau aišku, jeigu tas yra kažkoks dėgymas, tai reikia jį jo sekti ir galbūt kažkas gausis iš to, tai va. Gerai, tai aišku, kas aktualiausia, tai galim pradėti nuo Bundeslygos šį savaitgalį, kas vyko. Na, realiai dėl to, nes penktadienį buvo vienas įdomiausių šiaip bendrai savaitgalio rungtynių. Tai... Centrinis turo mačas Vokietijos. Taip, bet šiaip tam visam Europos kontekste vienas įdomiausių mačų, kai būtų Bundeslygos lyderis sutiko Michaną Bayerną su Bayeriu. Ir žiūrėjau tiesiogiai, tai tikrai labai patiko vaizdas, Leverkusenas nenuvylė, bet tokios permainingos rungtynės ir kažkiek gal tokia keista pabaiga, bet pats rezultatas tai pagal mane labai dėsningas. Gerai, tai kaip tau matys tiek turbūt epizodą 11 metrų baudinio, kokį tau įspūdį paliko? Nu, toksai sprendimas yra teisingas, nėra ką pridurti, tai kaip ir kažkiek Bayeriui, galim sakyti, pasisekė, nes 11 metrų baudinys, jis akivaizdus, bet aš tai mėgsta sakyčiau, šiek tiek trūksta, nes kamuolys skrenda nuo vartų, ten toks kojos susipynė, taip bauda, bet toksai pasisekimas Bayeriui labiau nukrito, jie tą baudinį įsimušė, pasiėmė lygiasias, kaip ir sakai, pagal žaidimą tikrai visai jie to taško atrodė verti, tai toksai roller coasteris mačo pabaigoje, tai smagu, o šiaip tai mačas kokybiškas, daug progų, Keinas toliau į rekordų knygas įsirašinėjo ir Vokietijoje, ketvirtame mače iš eilės pasižymė, tai prieš sezoną, kai spėliojame baigtis, ketvirtus, tai tikrai labai tikėjau Bayeriu ir kol kas jisai visiškai pateisina mano lūkesčius tiek rezultatais, tiek žaidimu. Tai ir dar vis laikausi nuomonės, kad ne Borussia, o Bayeris bus pagrindinis Bayerno varžovas, jeigu toksai atsiras ilgoje distancijoje. Jo, kalbant apie baudinį, tai jis man toks minkštas pasirodė, bet... bet bauda, taip, bet kai žiūri tas rungtynes, sakau, jeigu neskirtumėte 11 metrų baudinio, aš ten nebūčiau labai kažkoks nusiminęs ar nepatenkintas. Tai kai skyrė, tai man labai patinka pagal visą tą žaidimo eigą, kad labai tos lygiosios labai teisingas rezultatas ir kad futbolo dievai, sakykime, jie tokią vadovanėlę davė Leverkusenui, aišku, ten Deiviso visiška klaida, bet esmė tame, kad viskas baigėsi teisingai. Jis kovojo dėl kamuolio, jisai nieko tikrai blogo nenorėjo padaryti, jisai darė, ką ir turėjo gynėjas daryti, judėjo link kamuolio, tiesiog taip jau gavosi, kad toj situacijoje tos kojos taip susikryžiavo. Tai. Bet nemanau, kad čia nei Bayernas labai liūdė ir tiesiog pasiema lygiasias ir keliaus toliau, dar sezonas ilgas. Šiaip pas mačas prasidėjo Bayerno tokiu dominavimu bent jau pirmas 20 minučių ir tikrai galingai atrodė, vėliau irgi neatrodė, kad Leverkusenas ypatingas, bet labai pakeitė rungtynių eigą Grimaldo baudos smūgis, labai nuostabus baudos smūgis. Ko vaikyti? Ta technika nuostabi tiesiog ir pakeitė rungtynių eigą, po to jau pirmą kėlinį antroji pusė, sakyčiau, Bayeris geriau atrodė ir net tam pačiam antram kėlinyje. Tikrai, bent jau tikrai nenusileido Miuncheno komandai. Na ir šiaip keli žaidėjai tiesiog labai didelį įspūdį paliko, bet gal pirmiau nori kažką apie Grimaldo baudos smūgį pasakyti. Nors turbūt nelabai ką yra iš tikrųjų. Nėra ką komentuoti, tiesiog įspūdingas smūgis ir sunkiai traukiamas. Tai va, bet keli žaidėjus norėčiau futbolo grožis. Keli žaidėjus norėčiau paminėti. Gal kažkiek taip netipiškai, bet daugiau žaidėjų iš Bayerno, iš tos pusės, kad vis tiek Bayerno žaidėjai ir taip daug lepsių nusipelna, bet šiaip labai gerą sezono pradžią žaidė Leroy Sané. Bent man palieka įspūdį, atrodo vėl prie Tuchelio atgavęs savo sportinę formą gerą. Toks žaidėjas, kurio pilna visur aikštėj, net galima sakyti, momentais diriguoja žaidimą, tai jis aišku, ir Laimerį žaidė savo neįprastoj pozicijoje, dešiniam gynybos krašte, tai tokių porą gerų, pavojingų atakų sustabdė, tai naudingas žaidėjas labai Bayernui, kuris šiais metais nemokam iš Leipzigo atvyko, o šiaip dar tikrai, manau,
žiūrovai, kurie stebėjo rungtynės, tikrai atkreipė dėmesį į Viktorą Bonifacą. Man atrodo, kažkiek praeitį sezoną apie jį kalbėjom, kai už tą karališką Belgijos Union klubą žaidė, tai turbūt vėl dar vienas įrodymas, koks jis yra žvėris, net ir nepaisant to, kad neišnaudojo šiuose rungtynėse savo progų. Gerai atrodė, tikrai net komentatoriai prieš mačą išskyrė, kad va čia bus Keinas prieš Bonifacą, tai galbūt kiek juokingai skamba, bet tikrai radinėja futbolininkas, kad ne veltui yra taip pradedamas aukštinti ir Leverkusenas yra gera terpė atsiskleisti, dar su tokiu žaidimu, kokį jie demonstruoja dabar. Dar, aišku, patobulėti reikia ir ties atakų užbaigimo, nes šiuose rungtynėse, kas buvo ties atakų užbaigimo, kas susijęs su Bonifacu, tai tikrai buvo prastojo epizodo tam pačiam jau paskutiniai atakos dalyje. Futbolininkas jaunas, nebus tau, kad jisai jaunas žaidėjas, taip visas progas simsi ir kaip Siemkas gliaudys. Taip, jis gal net kažkiek, sakyčiau, panašus į savo tautietį Osimheną. Ir sudėjimo ir tokie tvirti vyrai, tokiam stiprus atrodo. Gal net Bonifacas. Net galva tokia panaši Osimheno, tokia labai... Šukuosina gal net kažkiek. Tai va, tokie reikalai. Aš dar nusistebėsiu, kad Keinas, kai įmušė įvartį, tai man visada yra gan keista, kai toks puolėjas elitinis, taip gerai žaidžiantis galvą ir jisai atsimenu tiek Tottenhamą, tiek dabar Bayern, jisai po tų kampinių įvarčių priskaldo ir dažnu atveju net ne kažkokiais ten stebuklingais smūgiais, o tiesiog likdamas laisvas kažkur nukrenta kamuolys ir jisai vienas įdamuša, tai argi taip sunku jau pastatyti tą gynėją. O gal čia puolėjo ta tokia... Ne faktas, kad yra įgūdis uoslė, bet būdamas treneris ar gynėjas, sakyčiau, nesvarbu, kur kamuolys, tu stovi apsikabinęs Keiną ir neduodi jam tos erdvės, nes dabar atrodo net juokinga, kai tiek įvarčių Keinas pasidaro tiesiog iš, atrodo, paprasčiausių situacijų, kur, tiek nieks jo nedengia po kampinę, tas būdavo ir Tottenhamą dažnai, dabar ir nuvažiavo į Vokietiją, bet nieks nesikeičia. Taip, kažkiek keistas tas epizodas, kaip kartais palieka tokį puolėją laisvą ir dar, aišku, tokia gera komanda kaip Bayeris, bet galim šiek tiek toliau eiti, tai Dortmundo su Freiburgu, manau, rungtynės verta paminėti. Žiūrėjau pirmas 30 minučių, kaip tik, bet kol Premier Lyga neprasidėjo, tai gerai visai atrodė Dortmundas, kažkiek atrodė atsigavęs po tos rinktinių pertraukos, kai prieš tai taip gan vangiai žaidė. Bet po to taip tradiciškai, pirmaudami 1-0 kažkaip sugalvoja tiesiog per kelias minutės 2 įvarčius praleisti ir dar kas įdomiausia, kad per pirmą kėlinį pridėtą laiką, tai Freiburgas 2-1 įsiveržė, po to jau ten vis tiek sugrįžo Dortmundas ir 4-2 laimėjo, tai labiau gal tiesiog taip rezultatą verta paminėti ir kad ir kaip atrodo tam praeitam podcast'e kažkiek, prieš rinktinių pertrauką kažkiek taip veikiam Dortmundą, bet dabar 2 taškai tik iki viršūnės skiria, tai niekas neprarasta. Jie taškus renka, tiesiog tas žaidimas, kėlėm labiau klausimą dėl to, bet ir dabar, pergalė pasimta, žaidė kaip ir neblogai, bet trūksta to užtikrintumo. Tai komanda, kuri bet kada atrodo gali taip, išsijungti pusvalandukų, įgauti porą įvarčių ir vėl reikia viską statyti iš naujo. Tai ir dabar, jie ten mačo pabaigoje tik tai išsitraukė tą pergalę. Tai išvyka prieš Freiburgą tikrai nėra lengvas varžovas, bet kol nebus to solidumo didesnio gynyboje ir užtikrintumo, tai sunku galvoti apie rimtesnį pasipriešinimą Bayernui. Manau, galime eiti prie bėdų turgaus, prie Premier lygos ir tam tikrų ekipų. Premier lyga čia neišsemiami kanjonai. Daugiausiai dėmesio šį savaitgalį sulaukė Manchester United ir Brightono mačas, aišku, vien dėl rezultato. Irgi, aišku, tuo momentu kažkiek mano, ne kažkiek pagrindinis dėmesys buvo Tottenhamui, bet teko vieną akim stebėti ir šitas rungtynės, tai kaip ir Ten Hagas sakė po rungtynės pirmos 15-20 minučių, tai tikrai solidžiai atrodė United ir toks presingas atsirado, gal kažkiek sakyčiau Højlundo dėka, Højlundo atsiradimo Højlundas proga. Højlundas pagyvino dar prieš rinktinių pertrauką prieš Arsenalą išėjęs ir dabar ten Unitedo kokybę kažkiek kelia. Tai va, ir taip viskas ganėtinai pozityviai atrodo, tas pats Reguilonas debiutavęs United gretose kažkiek įnešė to gyvumo ir pačių po rungtynių fanai visai gyrė, sakė, kad toks bene vienintelis geras žaidėjas tą dieną United'e, tai bet
Dezerbi gerai pasakė po rungtynių. Na taip, ten tos 15-21 minučių buvo tokios, bet po to mes prisitaikėm ir jau kaip davėm, tai nežinau. Tas tiesiog toks rezultatas blogas United, bet kaip ir po Arsenal, taip ir gal dabar didelis tragedijos nematyčiau ir labai tiesiog atiduočiau kreditą Brightonui. Tai reikia labiau atiduoti kreditą Brightonui, nes jie buvo, tiesiog didelės tragedijos nematai. Tai, taip, United nėra ta negyva komanda, kuri atrodo niekaip negali nubausti, jų ir vienas įvartis ten per centimetrus buvo neįskaitytas, bet, tu žaidi namie, tu žaidi prieš Brightoną, kad ir koks stiprus yra Brightonas ir, prieš mačą man irgi buvo toksai jausmas, kad tikrai gali Brightonas čia laimėti, pasigauti tą Unitedą šiokie tokie krizėje dabar esantį, taip ir įvyko, bet, kad ir kaip sakom, kad Unitedas atrodo netiek daug trūksta, kad pradėtų žaisti, bet aš atsidariau tą lentelę, dabar pažiūri, tai reikia pradėti rinkti taškus, nes kiti lyderiai, tiesioginiai oponentai Premier lygoje pavyzdingai renka taškus, tai Manchester City, Liverpoolis, Tottenhamas, Arsenalas ir taip atrodo dar tik 5 turų. Brightonas irgi jau realus varžovas. Taip, ir tik po 5 turų Unitedas turi jau -7 nuo ketvirto, tai čia ne tik žaidimą reikia gerinti, bet jau reikia ir pradėti pergalės skinti ir dabar, aišku, tvarkaraštis bus geresnis. Palankus tikrai visai. Tai turėtų gal atsistoti ant kojų tą komandą, nes akivaizdu, kad ir psichologiškai sunku, ir tie traumų turėjo. Tai tikėkime, kad tas žaidimas pagerės, nes norėtųsi, kad ta kova lentelės priekyje būtų pagyventa, nes dabar tas vos ne kelios ekipos bėga ir jeigu jos nubėgs, tai bent jau aš norėčiau didesnės intrigos. Dar po rungtynių Ten Hagas su labai įdomia citata įstojo, tai galiu perskaityti. Jis sakė, visos komandos, kažkodėl transferų langą nusprendė kažkaip įkišti šitą visą temą po pralaimėjimo, tai jis sakė, kad visos komandos išleido labai daug pinigų, skaitant Brighton, kuomet Manchester United eina į rinką, kainos įsipučia, tokia yra tiesa. Nežinau, ką aš čia turėjau omeny, bet aš gal taip pasakysiu, žinai, Ten Hagui, čia tau nelidau. Tai, tokia realybė, United turi tą savo brandą ir kartais jie tikrai permoka, bet kai pagalvoju, kai moka už tokį Anthony 100 milijonų, kur aš jau atsimenu net postą kažkada, Anglijos Premier Lygo lietuviškai parašiau, man tiesiog trūko kantrybė, kai pasižiūriu 100 milijonų už tą vadinamą fidget spinnerį, tai aišku, ten, kad jis turi tuos pinigų problemų, tai čia kitas dalykas, bet čia faktas, tai, kad toks žaidėjas 100 milijonų nėra vertas, tai ir tiesiog Ten Hagui gal kažkiek, nereikėtų skūstis dėl tokių dalykų. Taip, nes ir tu ir gerai kainos išsipučia, bet tu vis tiek nusiperki to žaidėjus, nėra, kad tau klubas neduoda pinigų, tai tu gali pirkti, gali statyti tą komandą ir Brightonas, kad ir išleidžia, bet tai sumos yra nesulyginamos ir tu buvai tiesiog paprasčiausiai namie aploštas Brightono. Ir, žinau, vėlgi reikia nukelti kepurę prieš Brightoną, ta ekipa yra tiesiog, neįmanoma jos negirti. Tu pažiūri tą žaidimą, antras įvartis, jie 1,5 minutės stumdo kamuoliuką, žaidžia tokį, tiki-taką Barcelonos, visiškai atsipūtę, atrodo neįmanoma iš jų atimto kamuolio, kol galiausiai suka ir išsuka žiauriai gražų komandinį įvartį. Tai kartais atrodo kaip per kokį FIFA komandą žaidžiantį, tiesiog jau žino, kaip varžovai ginsis ir tiesiog taip pasais kantriai išlaukia. Man, žinai, aš pasižiūriu, tarkim, prieš rungtynės Brightono 11-uką, galvoju, vėl daug tų pakeitimų, pavyzdžiui, Ferguson nėra, galvoju, Cufatis ir to nėra ir galvoju, tada gal jau jiems bus sunkiau kažkiek, ten, pavyzdžiui, Adingra toks jaunuolis už 6,5 milijonų pirktas, anonimas, realiai visiškas, bet aišku, talentingas, ar ten Van den Heke, tokie, kur atrodo, ten kitose komandos prapultų, gal kokiam prie prastesnių sąlygų, kokiam čempionšipė žaistų žaidėjai tokie. Būtent. Bet tada paėmė ir sutvarko, tai tikrai tokį genialumą turbūt Roberto Dezerbi reikia skirti. Apskritai, Brightonas man yra vos ne kaip Chelsea yra kaip Brightonas pagal savo žaidimą. Atrodo, Chelsea perka tuos jau vardą užsitarnavusius jaunuolius, kurie turėtų jau daryti rezultatą. Bet gaunasi, kad jie tokie nedrąsūs, šioks toks chaosėlis, atrodo komanda per jauna, žaidžia kaip ir neblogai, bet nerealizuoja tų savo progų, o su Brightonas pardavęs brangiai tuos jaunuolius išsitraukia papigiai naujus ir žaidžia, taip kaip įsivaizduoju Chelsea turėtų žaisti, čia taip vos ne ruletė apverstos ekipos, tai
tiesiog, kad Brightonas, nežinau, ant pilvo turėtų Chelsea logotipą užsidėti, nes didžiausias jų rėmėjas yra pastaraisiais metais Chelsea klubas. Tai va, bet šiaip aš tai manau, kad nereikėtų, kaip ir sakiau, Arsenal, taip ir dabar tikrai nereikia kažkokių skubotų sprendimų daryti, tiesiog bent aš šiuo metu tikrai reikia tikėti procesą, manau, ir United fanams, ir visiems, kažkas vis tiek viskas atsistos iš vėžės, tas pats Hoilandas, kol kas pozityvas ir jis turėtų tą žaidimą, dar kai gaus tą formą, dabar jį pakeitė, gal kažkiek spėčiau net iš to, kaip sakoma, žaidybinio trūkumo, vis tiek dar turi polėsi įtis. Reikia pasaugoti, nes jeigu jis vėl gaus traumą ir teks vėl verstis su Martialiu arba Rashfordu puolime, kas automatiškai tavo kraštus dar labiau apnuogintų. Tai reikia tikėti, Ten Hagų praeitas sezonas buvo geras, komanda ar pastiprinta, turi traumų, tiek to gynyboje yra problemų, Kazemiro pilvukas dar vis nenukritęs po vasaros, tai Hoilandas įsižais. Tai faktas, kad situacija lentelė atrodo negražiai, bet tas mėtymasis su treneriais, skubotais sprendimais, kaip sakai, tikrai nemanau, kad situacija iš principo pakeistų į geresnę pusę. Dar be to, savaitės viduryje labai svarbus mačas Champions Lygos su Bayernu, tai čia dar apie tai pakalbėsim. Toliau einant, Tottenhamas labai taip stebuklingai išplėšė 3 taškus prieš Sheffieldą, dar 7 pridėto laiko minutę, tai jau taip gaunas 97, jeigu dar pridėjus ir pirmą kėlinį vos ne 100 minutę, taip to gryno laiko 0-1 atsilikinėjo prieš Sheffieldą, ir tada Richarlisonas 2 įvarčius, bet su psichologinėm problemom turės problemų, tai prisidėjo prie 2 įvarčių, vieną po kampinio galvą įmušė, po to rezultatyviai perdamą atidėjo Kulusevskiui ir gal kažkiek jau tokia išplėšta pergalė signalizuoja, kad pasikeitęs visas Tottenhamo veidas, sakyčiau, toks charakteris parodytas, aišku, Kontės irgi panašus įsigelbėjimas buvo prie rungtynėse su Leicesteriu čia prieš gerų 1,5 metų, bet man tai patinka, aš tai nemeluosiu. Net nebejoju ir gera pozicija turnyro lentelėje, pergalės skinamos, bet vėlgi varžovas buvo silpnas, charakteris parodytas, komanda turi ko džiaugtis. Čia Premier Lygos, man atrodo, rekordas yra pagerintas, kaip vėlai buvo ta pergalė išplėšta. Bet, manau, tie rekordai čia su tokiam taisyklėm, kaip dabar pridedamų laiku, plus 10 kartais ir plus 14 minučių, gali būti, kad dažnai bus vis gerinami. Tai pergalė pasiekta, bet tokie stereotipiniai labai įvarčiai sukrito, Sheffieldas įmušė po standartinės situacijos iš šono įmetant kamuolį, ten chaosėlis, toks pasišpagavimas, krenta įvartis. Ir Tottenhamas tą charakterį, kaip sakėm, parodė ir Richarlisonas, nors ir prašneko apie savo psichologinės problemas, bet nežinau, gal jam dėl to palengvėjo, kad jisai tikrai atrodė kaip šiek tiek negyvas futbolininkas sezono pradžioje. Dabar išėjo nuo suolo su tokia ramybė, kaip, nežinau, kaip kokia Kristaus atpirkėjo statula Brazilijoje, labai ramiai. Komandos draugam tos pasiukus pakaiščio, pats įvartį įmušė, tikrai suteikė gerą impulsą. Ir smagu dėl Tottenhamo. Žinai, kaip sako, vyrai geriau išplėš pergalę Premier Lygoje negu jis pas psichologą, tai jau geriausi vaistai. Geriausi vaistai, svarbu pas psichologą neit. Šiaip, žiūrėdamas rungtynes, tai galvoju, klasikinės tokios rungtynės, kur 0-1 kažkaip žemesnio lygio komanda išplėšė tą pergalę ir, kur tiesiog niekas jį atrodo ten ir virpsta, ir, aišku, nebuvo šiame mače, bet tikrai tų progų labai daug buvo, bet tiesiog niekas įsika ir Bet tų tokių mačų visada bus, kai tau tikrai tu žaidi geriau, bet nesiseka pralaužti ir reikia to charakterio. Tu ar skiriasi tos dažnai komandos, kurios būna prie lyderių ir tos, kurios siekia rezultato, kurios siekia tikrai aukščiausių tikslų, net jeigu jam žaidimas neina, sugeba kažkokiu būdu išsitraukti tas pergalės ar taškus. Mačiau, Sheffield treneris ir mūsų minėtas Oli McBurnis skundėsi ten kažkokiais teisėjos sprendimais, bet kaip Sheffield United tempia laiką, tai baisu yra, to neturi būti ir man įdomu, ar kažkada sumažės tas laiko tempimas, kaip dabar tiek žaidėjai turi atkreipti dėmesį, kiek prideda laiko, nes tai yra viskas yra, tai aš ir taip galvoju, bet turėtų būti tam tikros išvados pasidarytos, nes tiesiog tas laikas tiek bus pridėtas, tu gali ten kiek nori, bet tu turėsi žaisti ir žaisti, tai čia
arba žaidėjai turėtų susimastyti, ar ką, ten tos papildomas minutės labai lengva ten kokią traumą, žinai, patirti. Taip, bet aš nepalaikau šito tokio didelio laiko pridėjimo, reikia ieškoti kažkokių kitų būdų, nes tas laiko tempimas, jo tu nepanaikinti, mes kalbame apie Angliją, tu pažiūrėk, kas Ispanijoje, Italijoje vyksta, kur ten yra tie prigulimai ir akių draskimai teisėjai, čia normalybė, konstanta, būtų keista, jeigu kitai būna. Tai o McBurnis, tai dar mes čia prieš sezoną apibėjom, kad šitas vyras mėgsta pasireikšti, tai ir dabar jisai ne tik laiką tempia, bet ir teisėjų akis pradėjęs draskyti, pasiėmė antrą geltoną kortelę ir išėjo į rūbinę, tai labai man perkeltinė prasme patinka šitas Sheffieldo puolėjas, džiaugiuosi, kad jisai grįžo į Premier League ir mums duoda vaizdų. Kiek mes įminim, tai jis tikrai yra geriausias podcast'o antraeilis vaidmuo ir dar irgi ten po rungtynių Twitter'į rašė, kad ten kai kurie žaidėjai gali prieiti prie teisėjo, kai kurie negali, toks durnas pasiskundimas tiesiog. Prie progos gal reiktų pasikviesti mums į podcast'ą, kad ir šalia pasisodinti, pabendrauti. Kad ir kaip tikrai tie teisėjai, man irgi nepatiko teisėjo darbo šitos rungtynėse, bet kad ir kaip jie kartais, papjauna, bet tu pripažink, kad tu tą laiką tempi ir, nes tiesiog gavai, ką gavai, nežinau, ar to nusipelėjai, bet... Ne, kai tu turiu geltoną kortelę... Ne, bet aš turiu dėl to pačio rezultato, žinai, kad baigėsi viskas stojimo pergalė, tai, tiesiog susikišta pralaimėjimą ir judėk toliau, ką padarysi. Ne pirmas ir ne paskutinis Sheffieldo pralaimėjimas. Tai va. Liverpoolis išvyko 3-1 įveikė Wolves. Labai patiko žaidimas pirmam kėlinyje. Bet antram kėliny kiek nusėdo Wolves ir... Pavargo, manyčiau. Neatlaikė Liverpoolio tempo. Vilkai pavargo, neatlaikė Liverpoolio tempo raudonųjų. Nežinau, gal visai dėsningas rezultatas, nors pagal tai, ką pirmam žaidė kėlinį Liverpoolis, tai labai klaikiai atrodė be energijos, bet tada kažkaip Klopas kažką sugalvojo, kažką perstatė, aišku, keitimus tam tikrus padarė. Ir iškovoti savo 3 taškus, tai kol kas taip visai pavyzdingai šiame sezone juda raudoniai. Ką turi, tai turi Liverpoolis tą savo gilę puolėjų liniją ir jie visada, net jeigu nesiklosto mačas, gali mesti į priekį tokio pat lygio, kartais gal net vos ne geresnius, šviežesnius futbolininkus ir Nunezas jiems ištraukė mačą prieš Newcastle. Dabar vėl nebūtinai pakelti žaidėjai įvarčius sumuša, bet tikrai duoda gerą impulsą ir Liverpoolis tuo naudojasi. Tikrai antroje mačo pusėje jie dažniausiai varžovus energiją pralenkia ir pasiema tos taip reikalingus taškus. Manchester City. Eilinė diena ofise. Eilinė diena ofise, tas pasitatas kaip ir Liverpoolio rungtynėse, 3-1 įveikė West Hamą. Tikrai daug progų turėjo Vikščiai ten virš 3. Ir atrodo, West Hamas ta ekipa, kuri kaip ir neparanki galėtų būti kažkiek Manchester City, nes jie mėgstantys pakentėti, pasiginti, turintys tvirtus gynėjus, bet ir pirmi gavo įvartį į Manchester City ir man buvo mintis, kad va čia galbūt bus kažkokių šansų užsikabinti, atimti taškų iš lyderių. Aš irgi taip kažkaip galvojau. Kai pradėjo siausti, taip ir tas uraganas nuvažiavo, tai parodo, kad Man City'ui nežinau, jiem net ir neparankus varžovas, net ir neparanki situacija prasileidus pirmiem, kažkaip kol kas visiškai jokių problemų nesudaro. Mane tik tiek, kad mane kaip Premier Lygos faną kažkiek vis tiek kartais ir neutralaus žiūrovo akimi viską pažiūriu, tai man nevaro nevalti, aš nemėgstu to matyti savo mėgstamą lygą, to tokio dominavimo. Bet kai pagalvoju, taip, bet kai pagalvoju, aišku, ten 2 taškai ir man labai nepatinka, aš ten kai kiti paklausė, kodėl tu nemėgsi City, dėl to ir nemėgstu, dėl viso to, ten tie patys arabai, niekada jie manęs nežavės, bet tiesiog nepatinka ir varo nevalti tas, bet ką padarysi. Aišku, bet jie to nusipelnė, vertinant sportinę prizmę, tai... Daugų šiaip labai gerą įspūdį palieka, tikrai tas įvartis labai svarbus buvo, kaip antrą kėlinį minutę pasižymė, tai iškart viską perverti savo dar ten... Visus planus. Taip, dar ten 10-15 minučių nepasižymėtum, jau gal kažkokie nervai atsirastų, tai ir toks jau tikras vingeris, ne Džekas Grealishas su visą pagarbą. Naujasis Sterlingas. Taip. Gerai, tai apie kitą bėdų turgaus komandą, ta tokia ten kaip vidurio lentelės komanda Chelsea galim pakalbėti. Pasirašiau šiek tiek tokių faktų, tai
žinai, vat, iš ko tas startinis mygtukas susidarė, tai bičas su 75 rungtynėm profesionaliam futbole. Vienas toks žaidžia, po to 3 žaidėjai, kurie tik 5 savo rungtynę žaidžia Premier League, kas kažkiek ir normalus tiek naujokai. Po to gynėjas, kuris toj 39 gimtąją švęs, nu ir šiaip 19-metis devintojantis centro saugas. Tai, kai pagalvoju, tokia sudėtis ir dar kažko tikisi žmonės. Irgi tose rungtynės tikrai galėjo prieš Bournemouthą išplėšti pergalę Chelsea, bet... Galėjo ir pralošti. Galėjo ir pralošti, tai tokios rungtynės. Galėjo pasikeisti. Ir aišku, reikia paminėti, kad jų ta kaina startinio mygtuko 400 milijonų, Tai nėra daug. Nėra daug, bet nėra ir mažai. Nežinau, kas, gal United koks, aišku, dar City. Tikrai bus daug. Ne, bet esmė, kad, čia vėl grįžtam prie to, kad jeigu tu perki žaidėją 30 milijonų vertės už ten 60, 70 ar 100 milijonų, tai jis netampa 100 milijonų žaidėjais, lieka tos pradinės vertės. Jo lab, kad, tie žaidėjai visi yra jauni, jie atvykę dauguma į Angliją dar pirmą kartą, sumesti kartu žaisti, daug traumų komandoje. Tai tikrai nėra lengva. Plius su ta politika savo pirk žaidėjus tik iki 25 metų, tai tu žaidi kaip su U25 komanda vos ne prieš visus kitus. Tai normalu, kad rezultato nėra ir o spaudimas įvertinus visą visuomenę, analitikus, kurie mato tas sumas išleidžiamas, yra milžiniškas. Ir aš kaip ir suprantu, kaip tu sakai, startinis 11-tukas, tikrai jį pažiūrim, jisai nėra kažko išskirtinis. Aš vakar net savo 2 draugam rašiau tokį, paklausiu įdomų klausimą. Išvardinau 5 Chelsea žaidėjus ten startinius, tai Ogunčiukvų, Disasi, Colville, Malo Gusto ir Nikola Jacksoną. Paklausiau, prieš metus, kiek šitų žaidėjų jūs nuoširdžiai žinote? Tai žmonės, kurie tikrai domisi futbolu, žiūri jį, tai jie 1-2 tik tai žinojo. Tai kai tokius žaidėjus perki, jie tikrai talentingi, geri, bet tu perki praktiškai vidutinių žaidėjų žaidusius Renė, Monake, Villarrealį. Tai nenorėktų tokius atsivežęs Premier lygoje iš karto ten kipti atlapus Man City ir Arsenalui. Tai va, kažkiek, sakau, normalu jau dabar gal net nereikia to tikėtis, ten kažkokių rezultatų, bet tikrai dar verta paminėti, kad tiesiog žiauriai nesiseka su tom pačiom traumom. Paskaičiavau, kiek žaidėjų neturėjau. 12. Aš tai 13 skaičiavau bent jau. Pačetinas sakė 12, tai kažkurio reiškia neskaito į komandą. Kai Sedoris Jamesas Betinėlį gal neskaitė, gali būti. Gali būti, aš taip įsivaizduoju, bet irgi ten vis tiek Sofas Koržymit ar Armando Broha, Badešilė, Nkunku, Fofana, Lavija, Šukvameka, Čaloba, Noni Maduekė, Kukurėl, tai jo 12 žaidėjų. Pusę startinę vienuolikės čia naujai suburtum tikrai gerai žaidėjais. Bent jau tiek, kad pakeitė Početino savo taktinį įsidėstymą, ko prašėm praeitam podcast'e, tai paklausė, suprato. Bet rezultato tai net nešė, nes jeigu nuoširdžiai, tai tikrai net žaidimu nebuvo jie verti pergalės, tikrai lygių varžovų dvikova su Bournemouthu, kas kaip ir nebestebina, bet kartu kaip ir vis tiek, tiek pinigų išleidus norėtųsi, kad bent jau Bournemouthą, tai gal apžaistum. How the mighty have fallen. Žinai, labai jau. Ne, bet čia yra 12 Premier lygos ekipa, tai jeigu šiemet jie užbaigs 90, tai jau bus progresas, jau reiškia trust the process, judama į priekį. Aš jau aukštų lūkesčių nebekeliu. Žiūrėsim, vis tiek, manau, tie taškai kažkada pradės įti ir aišku, Početino toks treneris. Nežinau, kaip su tais taškais, nes tu žinai tvarkaraštį Chelsea. Mačiau. Dabar dar porą turų lengvesni, nes jie iki šiol žaidė su tikrai silpnom ekipom. Liutonu, Bournemouthu, turnyro lentelės apačioje esančiam. Bet paskui ateis ir tas priekis, tai aš nežinau. Stotinimas, tai toliau Liverpoolis. Liūdini slibinai. Bent jau Europos, nes tai bent galės kažkiek tai koncentruotis. Jo, tai vis tiek, sakau, Početino toks treneris, kur sezono pradžioje tikrai gali būti lėtesnė ir ypač dar kaip pirmas sezonas jis labai pasita tokia treniruočio programa, tokia labai aktyvi, labai daug reikia vargti ten, kol, šiaip, kad tą fitneso lygį pasiekti, tai tas yra... Duok dievę proto ir smegenų Chelsea vadovam, kad nesugalvotų praspirti Mauricijo, nes jau tu per pastarosius metus turėjai, ketvirtas treneris buvo Tuchelis, tada Potteris, Lampardo tas atkarpėlė,
ir su kiekvienu vos netrodo tik blogiau, tai čia akivaizdu, kad ne trenerių problema, o Pochettino tikrai tinkamas, man atrodo, žmogus dirbti su jaunimu ir užaugti, kaip kadaise užaugo su Tottenhamu, tai galbūt, tarkim, pavyks užaugti ir su Chelsea. Na, o kita Londono komanda labai skaičiu galbūt, kad taip jau ypatingai solidžiai, bet tokią darbinę pergalę pasiekė prieš Evertoną. Pirmas kėlinys tai labai nuobodus buvo, pagal mane tas įvartis kažkiek neįskaitytas, gal įsiskyrė ir visas mačas iš principo. Antram kėlinį šiek tiek suaktyvėjo Arsenalas, bet labai jau taip vangios tokios rungtynės. Taip, bet jeigu praeitais metais jie žaidė gražiai, rezultatus darė gražius, bet kartais jie žaisdami gražiai nesugebėdavo laimėti, kas galiausiai Man City juos ir pasigavo. Tai šio sezono pradžioje jie nežaidžia taip gerai, jie aišku dominuoja, jie būna geresnė komanda aikštėje, bet nėra jau tokio visiško varžovų triuškinimo ir visiškos kontrolės. Tai tos pergalės nelengvas, bet jie tas pergalės pasiekė, kas man atrodo rodo šiokią tokią brandą, nes komanda tikrai jauna, kažkiek jau kelintus metus kartu žaidžianti. Ir nutraukė tą Goodison parko prakeikti. Taip, nes jiems sunkiai sekdavosi, nors dabar kas netingi, tas valosi kojas Evertoną, reikia pabrėžti ir šitą. Bet, Arsenalas, sakau, tokia branda rodo, kad net ne visada idealiai žaisdami jie tas pergalės pasiema. Ir to praeitais metais pritrūko, kovojo su Manchester City, dabar yra gerų ženklų, kad ekipa mokosi iš klaidų ir tikrai tobulėja ir gal mes rimtesnį iššūkį. Įdomu, kaip su Evertonu bus dabar, nauji savininkai perėmė 777 Partners, amerikiečių įmonė ir mačiau tu kažkiek ten bendra mūsų čiate. Taip skeptiškai gan žiūrėjai. Aš esu Evertono tokio fanų grupiai, tai aš pripažinsiu, ten baisiai nesu pasidomėjęs naujais investuotojais, bet ten Evertono fanai tikrai yra nusivylę, ten kalba, kad mes nuo vilko ant meškos užšokome, nes tie 777 Partners, jie turi nemažai šiaip klubų, bet tie klubai tikrai jiem neneša didelės naudos, ten jie turi Liežo Standartą, Belgrado Red Starą, Sevilla, tai daug klubų skendi skolose. Bet tik tiek, kad ne Belgrado Red Staro, Prancūzijos klubo, bent jau taip Wikipedia rodo. Ok, gal tiesiog pamačiau Red Starą, galvojau, bus ir viena Zvezda. Vasco da Gama, London Lions ir Genoa. Tai, bet tie visi klubai Genoa irgi turėjo finansinių problemų, tik dabar grįžo į Serie A po kurio laiko. Apie Genoa dar pakalbėsim, bent jau man tai jūs visai simpatiškai. Ne, taip, bet esmė, kad dauguma iš tų jų valdomų klubų tikrai nėra pavyzdys kažkoks išskirtinis, kaip reiktų valdyti ekipas ir man panašu tiesiog labiau, tai yra investuotojai, kurie nusiperka klubą. Jį tiesiog, kai bus taip, tiesiog savo vaga ten viskas eina ir tikisi ateityje, tiesiog dėl infliacijos, dėl augančių verčių parduot brangiau. Tai nežinau, ar Evertono fanai to nori ir ar tai padės jiem išlikti Premier lygoje, bet žiūrėsime. Žiūrėsim tikrai, sakau, Genoa bent jau taip gerai atrodo, bet jo, ten kitos komandos, bet irgi, taip galvoju, kad blogiau sunkiau gali būti įdomu. Tas, man atrodo, stadionas, tai tam tvarkoju, viskas ten su tom statybom. Stadionas statosi, tai jau ten nestabdys gal statybų, nebus nacionalinis stadionas, ne Lietuva. Tai va įdomu, kai persikels, kai bus Premier lygoje, kai žais Premier lygoje, jau ten Championship'e, Championship'e, Cold Night in Stoke prieš Stoke City, debiutuos, man atrodo. Prieš Primo Targajo derbis kažkoks, tai žodžiu. Matys. Gerai, La Lyga. Toks sensingiausias sąlygo rezultatas, tai Atletico pralaimėjimas 0-3 Valencijai. Taip, pakomentuok, tu čia prieš sezoną šnekėjai, kad Atletico galime pirštinę Realui, Barsai, tai laukiu reakcijos. Vis dar manau, bet labai nuvylęs rezultatas paprasčiausiai. Neteko ten labai daug, sakau, tuo metu labai daug įvykių vyko, pažinai, ten kvalifikacija, lyga, žodžiu. Apskritai savaitgalis, sportinė prasme yra wow. Tai va, žodžiu, bet, vylė tiesiog tas pats rezultatas, bet manau, kad čia tikrai ne pasaulio pabaiga. O Valencijos Hugo Duro, kaip visada, prieš ką pasižymės, tai tikrai prieš Atletico ir jos nubaus ir taip ir atsitiko. Tai daug ką neturiu ko pakomentuoti, tiesiog verta, manau, šitą rezultatą skirti. Gal teks stebėti Champions lygoje, nes man jų grupė labai įdomi Atletico. Aišku, šį sezoną tikrai teko stebėti, neblogą įspūdį paliko, bet
kažkaip prieš Valenciją nesužaidė, nepaisant to, kad realiai 3 savaitės turėjo poilsio, nes praeito turų rungtynės su Sevilija buvo atšauktos dėl liūčių Madride. Per rinktinį pertrauką vis tiek dauguma futbolininkų atletiko išvažiuoja rinktinės, tai nepavadinti. Na taip, bet 3 savaitės buvo be rungtynių, čia kaip bebūtų. Nu, bet čia gal net kaip tik jau trūkumas, toks tarpas kartais, tą žaidybinį ritmą reikia palaikyti. Tai va, bet kas tikrai gerai įspūdį paliko, tai Barcelona savo portugališkų duetų išsudarytų iš Džavo. O taip, mes prieš 2 savaitės čia prieš rinktinių pertrauką, kai aptarėm tos transferų lango pabaigą ir tokį davėm mėgėjišką patarimą Čiaviui, kad reiktų gal mažiau leisti vidurio saugų, daugiau atakuojančių futbolininkų, kad tas žaidimas būtų gyvesnis. Ir panašu Čiaviui klauso mūsų podcast'o, viskas išleistas Ferranas Torresas, Joao Felixas ir nuostabus mačas, ne bet kas sutriuškinta 5-0, o Betisas tikrai pajėgi Europos lygos komanda. Taip, ir abu Džavo tikrai įnešė didelį indėlį. Kokius įvarčius dar įmušė? Tikrai man patiko Džavo, Felikso įvartis gal kažkiek galima sakyti toks nuvertintas, bet labai ten tvarkingai susitvarkė ir iš aštraus kampo įmušė įvartį. Išlaukė, kol vartininkas priguls ir pasitikėjo jėgom iš tokio kampo. Čia žiūrint gal mums atrodo, kad čia, kas čia tušti vartai jau, bet ten tas kampas, kad ten labai tik siaura trajektorija, tik tai gali tas kamuolys pratilpti ir Feliksas preciziškai parideno. Ir Lewandowski įvarčio metu, ten tą kamuolį labai meistriškai praleido pro klyną, nei ten nelti to kamuolį, jam tikrai neužstas asistas užutas Kristensenui, bet tiesiog savo lygį, kas rodo ir jo, Barsa paliko gerą įspūdį, tai va šitas stadionas auros nėra, kaip nėra taip stadionas. Trūksta, aš teko stebėti mačą, tai sirgaliai girdisi, bet ne Camp Nou toli gražu. O Feliksas, kaip ir dar kalbėjom prieš porą savaičių, aš manau tikrai labai gerą savo aplinką pateks, nes Jis labai nori žaisti su šitą komandą, jis labai myrė Barceloną jau nuo pat vaikystės. Ir jam tinka šitas žaidimo stilius, nes jisai toksai futbolininkas, kuris mėgsta žaisti kamuoliu, tai be pozicijos ir jisai gal pritingi pasiginti dažnai. O čia jisai, Barsa turi tikrai tą kamuolio kontrolę nuolatinę, jam gintis nereikia, be pozicijos čia vaikas patinka, tikrai viskas taip flexible, juda, jisai gali ieškoti tų erdvių ir ekipa atakuojanti, tai aš manau yra puikia erdvė Joao Felixui kažkiek prikelti tą lengvai prigesusią karjerą. Aišku, ir Cancelo tas vaidmuo toks, jis neretai atsidurdavo centro saugų pozicijoje, bet čia jam nieko naujo ir Bayerne kažkiek tas buvo, aišku, Man City, tai čia iš vis prie Pepo Guardiolos jam įprasta būdavo, jis toks žaidėjas yra, kur labai naudingas puolime, gynyba irgi tam turi kažkokią problemą, bet va tikėkime, kad šitam sezone vėl nereikia Barsai daugintis. Taip, tikėkime, kad šitam sezone nebus jam ten kažkokių asmeninių problemų, kur ten, kai būna susipyksta su visais, tai bent tikėkime, to pavyks išvengti. Ispanija šalia Portugalijos aplinka jam sava turėtų būti, gal pagaliau įsikurs. Tai va, čempioniškas Real, aš tai pasirašiau, 2-1 įveikė Real Sociedadą. Pirmas kėlinys tikrai Sociedadai priklausė ir tiesiog vienas yra žodis čempioniškas. Nesakau, kad ten labai verti tos 3 taškų buvo, bet jos pasiėmė. Visaip galėjo tas mačas pakrypti, pradžia tai Sociedadas ten ir 2-0 jau buvo įsiveržęs, tai jeigu būtas įvartis jau antras įskaitytas, ta pasyvi nuošalė neužskaityta, tai manau, kad Realas būtų tikrai taškus greičiausiai praradęs, merkęs, o dabar jie kažkiek atkentėjo tą sunkesnę atkarpą, vėliau susimušė įvarčius, Valverde dėjo patranką, wow, ten galvojau ir štanga suskils, ten toksai net brakštelėjo. Ir keista, kad Bellinghamas nieko nepadarė, jau čia jau tampa įprasta, kad jisai siaučia. Ir vėlgi, kaip ir prieš sezoną, mes dar, man atrodo, susilažinom, Džozelu įmuš ten kažkokį kiek įvarčių ir ne, tu sakei, ne, aš sakiau įmuš. Ir dabar jisai žaidė startę ir labai pasimatė jo svarba, kaip jisai tas centro puolėjas, targetmenas, jisai vis tiek sutraukė prie savęs kažkiek dėmesio, atlaisvina labiau kraštus, kuriuose Rodrygo gali labiau atskleisti save. Tai Realas, kai neturi to tikro puolėjo dabar be Benzema, tai Joselu yra vienintelė opcija. Ir šiame mače tikrai buvo stipriai daug ką keičiantis žaidėjas. Ir labai džiaugiuosi dėl jo, nes aš
man patinka tokie vyresni futbolininkai, savo karjerą, nepavadinsiu atgaivina, bet atsiskleidžia jau amžiuje gerokai. Tokia per vargą visą praėję. Taip, ir tau yra lengva kilti, kai tu žaidi neblogai, jaunas, tavim tik investuoji į tave, o čia, kad patikėtų 30 plus atletų ir dar Madrido Realas tikrai tokia pasakiška svajonių scenarijus, pasakiška istorija, nes aš dar atsimenu iš Premier lygos, jisai Newcastle kažkada žaidė, aš dar į fantasy turėdavau toksai pigus futbolininkas, kuris Newcastle visai daug žaidžia, bet ten jisai tai žaisdavo, tai nežaisdavo, pragelę švaistydavo. Bet va, žiūrėk, kartais ir senatvėje galima užaugti, subręsti ir tapti Madrido Realo pagrindiniu puolėju. Aš dabar galvoju, ar ne, aš sakiau, kad Joselu 15 įvarčių muš kažkaip, bet tu man atrodo pritarai, tai čia gal ir viena tema, judam, aišku, Franas Garcia duris, jis perėmus liko, labai, labai gerai pakėlė kamuolį tam pačiam. Joselu, tai va, o gal dar tikrai tokią Fusą Kubą išskirčiau iš viso to bendro konteksto. Minėjom Anthony, kur 100 milijonų kainuoja, įdomu, kiek tas pats Kubo kainuotų ir nemanau, kad jis būtų blogesnis United nei bent jau universalumu tikrai, man atrodo, Anthony futbolininkas daugiau galintis pasiūlyti. Tai va, o lygoje Jose Bardalas dar labai įdomus tirkininkas, kai visada yra. Iš pradžių pasakė, kad Greenwoodui čia Bellinghamas vos nepatarė atvykti į La Lygą ir po to tiesiog sako, ne, čia nesąmonę pasakiau, buvo viskas kitaip. Tai manau, žinom, koks įvykėjas yra Bardalas ir šiaip Getafe koks klubas, tai daug, manau, apie tai nereikia šnekėti, bet va, paminėk gal visai įdomu. Tai va. Aš dar išskirsiu Sevillos Las Palmo mačą. Sergio Ramosą galbūt. Tai ir bet pradėkime gal nuo to, kad Las Palmo 17 vyrukų cirkininkai sugebėjo pragerti susitikimą, nes oro uoste jie išėjo 17 komandos žaidėjų gert kavos ir nespėjo grįžti į skrydį. Kažkaip nežinau, jis nestebina manęs tokia situacija Ispanijai, kad ir kokia jinai komiška būtų. Ir kažkaip nusigavo jie vėliau į tą susitikimą, ten žaidėjai stygiaus Las Palmas neturėjo, bet Sevilijai pralaimėjo 1-0 ir pirmi taškai Sevillos, tarp kitko, tikrai prastą sezono startą turėjusi ekipa. Ir be abejo Sergio Ramoso debiutas, tai įvarčių nepasižymėjo, bet ten vieną nuo vartų linijos tokį griūdamas tikrai patraukė, tai praktiškai kaip ir įvartį pelnė, nes išgelbėjo ekipą nuo jau garantuoto įvarčio. Tai smagus sugrįžimas. Taip, ten ir jo statistika labai, mačiau, gražiai atrodė, tai va kaip ir irgi čia kažkada sakėm, gal įkvėps tas Ramosas ir kažkiek atsities tas Sevilija, nes aš ją įdėjau 4, dabar nežinau, ar dėčiau 4, bet tikrai potencialą turi ir būtų kažkiek gaila, jeigu, tarkim, tą patį Mendy Libarą atleistų, bet dabar gal jau neverta apie tos dalykus galvoti. Serie A ir tiesiog... Padavė gerų mačų šį savaitgalį. Ne, tai kad gerų mačų padavė, bet ir rezultatų kokių padavė. Interas 5-1 įveikė AC Milaną. Tiesiog pažeminimas ir nebūtinai sakyčiau, kad ta visa rungtynė eiga atspindi rezultatą, nes labiau ten tokie įvarčiai gal skrito, bet kaip pagalvoju 5-1 miesto derbė gauti tas... Galva turi duoti. Taip, panašiai kaip 7-0 praeitais metais buvo Liverpoolis United, kur vis tiek Liverpoolis United galiausiai aukštesnį vietą užėmė lygoje, bet teisingai per galvą turi duoti ir mačiau Twitterį AC Milano įrašas 5-1 ten nuėjo, nežinau, labai garsiai ten peržiūrų, ten kokį 10 milijonų ir daug ką pasako toks rezultatas, kaip būtų, nors rungtynių eiga, kaip ir sakau, gal nebūtinai atspindi. Taip, ir šiaip prieš sezoną buvo daug kalbėta, kad čia bus 2 Milano žirgų lenktynės galimai dėl titulo. Sezono startas buvo irgi įspūdingas abiejų ekipų, Milanas 3 pergalės pasiekęs, lygiai taip pat Interas. Dar irgi praeitam podcast'am, kad Interas gal kiek stabiliau atrodo, nes jie neprasileidė net įvarčio, tikrai labai užtikrintai su visais susidorodavo. Ir atėjo mačas, kur reikėjo pasitikrinti, pasilyginti tarpusavyje. Ir Interas parodė, kas čia vierchas yra ir suvalgė tą Milaną, kaip sakai, gal pagal pasirodymą ne 5-1, bet tikrai aikštėje jautėsi, kad viena komanda yra šiuo momentu tikrai solidesnė, šiuo momentu labiau pasitikinti savimi, geresnėje formoje, labiau subrendusi. Ir, ta prasme, Interas puikiai, Turamas tas pats parodo, kad netrūksta to Lukaku. Taip, Turamas smūgis nuostabus.
Ta prasme, aš per FIFA tokius būdų iš krašto veržėjasi, pasisuk ir tada tai pasukdamas kamuolį Jo. deviniukę Kaip žaidžiu šaudė. žaidimą. Tai visiškai išvalė voratinklius ir, puikiai sezono startas, praeitas sezonas irgi buvo toksai Čempionų lygoje suspurdėjęs Interas ir jeigu Inzaghi turi tą savo tokį kaip ir status, reputaciją, kad yra taurių treneris, jisai ir su Lazio laimėjo Italijos taurę ir su Interu gerai pasirodo taurėse, Čempionų lygoje, bet vis pritrūkdavo to stabilumo sezono eigoje lygoje, su to pačiu Interu, kaip ir visada ant popieriaus prieš sezoną gal ir turi net tą geriausią sudėtį ten kažkiek, bet vis nelaimėdavo seriją. Tai Milaną, tai Napolį buvo išleidę, dabar tokia gera pradžia, tikrai puikus impulsas, gera forma rodoma, tai galbūt pagaliau pavyks Inzaghi ir tą seriją titulą į savo trofėjų kolekciją įsimesti. Aišku, čia dar labai anksti spręs, bet jo, šiaip tas rungtynės gal taip vertinčiau, pirma dalis Interui, bet jau per vidurį, man atrodo, jau toks buvo apylygus žaidimas, gal net labiau Milanui, aišku, ir įvartį per neliaują, ir ten antro pirmo kėlinio pabaigoje turėjo bent vieną progą Milanas. Na ir po to įvarčio Leo vėl atsigavo Interas ir parodė, ką parodė. Tas pas Mkhitaryanas atrodo toks jau veteranas. Nežinau, ar tau panašus, bent man kažkiek panašus į savo tos išvaizdas iš Eveliūro ir legendinį Goraną Pandevą. Taip, aišku, plaukuosena. Taip, aišku, čia, kaip sakoma, tas toks vyrų realybė, bet esmė tame, kad nors ir pagal žaidimo stilių skirtingi žaidėjai, bet kažkiek primena ir, aišku, gal net sakyčiau, iš panašios Europos pusės, kažkiek skiriasi ten, bet tos šalis tokios mažytės ir visa kita. Rytiečiai. Taip, tai tas yra ir, bet, puikiai atrodo, gal net jau po to, kai iš Romos išėjo, gal jau ta karjera, taip, nebūtinai, aišku, į Interą perėjo, bet esmė tame, kad jau nieko nesitikė, bet kai visada serija puikiai terpė atsiskleisti, dar labiau sužibėti veteranams. Taip, jis Romoje buvo geras žaidėjas, bet aš tikrai negalvoju, kad jis Interė bus toksai svarbus startinės vienuolikės futbolininkas, bet visą karjerą jisai pasižymėjo net ant savo kažkokiais fiziniais duomenim, negreičio savo futbolo supratimu ir Interė toje saugų linijoje tikrai stiprioje papildo vienas kitą, čia Hanoglu, Mkhitaryanas, Barella, Nusolber, Fratesi nuolatos pakelia, tikrai įneša naujų spalvų, tai labai puikiai susižaidusi ta saugų linija ir Mkhitaryanas taip, kad ir veteranas, bet puikiai tiek perdavimus skirsto, tiek pats įvarčius štampuoja. Aišku, tas pas Martinezas kaip jau tą stabilumą išlaiko ir yra labai geras. Ir Thuramas, čia. Tai Thuramas jau pagyrėm, jau net sunku kažką pasakyti. Bet čia sakyčiau net savotiškas toks lengvas aukso puodas. Gal net toks upgraidas Lukaku iš principo. Tai, dar anksti sakyti, ar jisai čia tikrai bus toks geras kaip Lukaku, bet Lukaku bet kokiu atveju būtų kainavęs nemažus pinigus greičiausiai, reiktų jau pirkti iš Chelsea, plus tai yra, kaip bebūtų, nueinantis po truputį žaidėjas, traumingas žaidėjas, o tu čia nemokamai pasirašei jauną kylantį futbolininką ir jisai iš karto atrodo pritapęs, jisai labai tinka su Lautaro į tą puolėjų duetą ir, kaip ir sakai, čia net gal gausis kaip upgraidas. Tai va, tas pats Milanas šio sezono pradžioje visai taip normaliai, solidžiai atrodė prieš tą pačią Romą, gerai sutvarkė. Roma tai suvalgė visiškai. Tai va, bet tokie pralaimėjimai išliks atminti tikrai ilgam, dabar su Newcastle žais, jau vėl rimtos rungtynės, šiandien kaip tik turėjo specialų svečią pas save, Ibrahimovičius save apsilankė, tai įdomu, ar taip suteiks jiems kažkokių jėgų, ar įkvėps. Jeigu jau Ibra neįkvėps, tai nežinau tada, kas daugiau gali padėti. Tai va, įdomu, kaip jis tvarkys, aišku, Tonali atvažiuoja, bet čia dar pakalbėsim apie viską. Toliau galime judėti prie Juventus Lazio, tai Juventus rodo, kad moka rinkti taškus sezono pradžioje, Lazio, tik su čempionais sugeba žaisti kol kas. Taip, ir mes, nežinau, ne tik mes, bet ir analitikai, tai pačio Italijoje, kiek ten tekdavo prieš sezoną paskaityti, pasidomėti, galbūt kažkiek per daug nurašėme Juventusą dėl jų tų visų problemų, dėl sudėties tikrai niekuo išskirtinai nepastiprintos. Bet dabar sezono pradžioje tikrai neblogai atrodo ir tas puolimo duetas Vlahovičius jau tas panašesnis į Fiorentinos Vlahovičio, net tą mirusį praeitą sezono Juventuso puolėją. Chiesa po traumos vis tvirčiau jaučiasi ir turint tokius du tikrai game changerius puolime, vienas kitą papildančius.
Tai prisikelia ta senoji senjora ir nors aš nesu didžiausias jos fanas įvertinus visas tos skandalus ir nesąmonės, kurias jie pastaraisiais metais daro, bet reikia pripažinti, kad ir Allegri žaidimas, jisai praeitais metais irgi buvo labai nekoks sakė, bet jie taškus Allegri Italijai susirinkti moka. Tai dabar po tokio starto ir įveikiant tikrai pajėgius oponentus, tai Juventuso dar vis nedėčiau jų toje kovoje dėl titulo, nors ten jau Italijos spauda matau rašo, kad čia vos ne Interas ir Juventusas kovos dėl Scudetto, bet manau per anksti tokias išvadas daryti. Bet aš tikrai vertinu Allegri galimybės Italijoje, kad ir negražiausių būdų rinkti taškus ir tikrai daug žadanti Juventuso sezono pradžia. Gerai. Neturiu iš tikrųjų daug ką pridurs, manau, dar ateityje pakalbėsim apie tai visus tas dalykus. Genoa, Napoli. Aš sakau, norėjau Genoa skirti dar jų sudėties, bet šiaip, ką Napoli antrą turą šilės pameta taškus, tokioj ganėtinai lygioje vietoje. Kur neturėtų pamesti. Ir žaidimu jie nepasakysi, kad labai ten jau blizga. Taip, neblizga žaidimu, bet ką norėčiau paminėti iš Genoos, aišku, Genujos galim skaitis tiek. Genujos taip. Retegi. Taip, Mateo Retegi. Net keista, kaip jie tokį deimantą nugrebė, nes jis dar jau prieš tai žaidė už Italijos rinktinę, berods Meksikoje prieš tai žaidė, tai kas yra irgi toks įdomus. Taip. Įdomus, nežinau, pasirinkimas Meksikoje žaisti, bet labai čia geras transferas ir manau, artimiausiu metu jis toks bus gal kaip, ne tai, kad žaidimo stilium, bet į medžios kokį fratesį šią vasarą medžioja kažkas tokio. Visas Italijos brandės. Taip, manau, gal net brangiau galėtų parduoti, jeigu tikrai geras sezonas žais kokį 30 milijonų, kažkas tokio. Manau, daug dabar, man atrodo, pirko už ten gal 14-17, kažkas tokio. Bet tikrai brangesnis už tą patį fratesį bus, tai čia, manau, nėra kalbų dėl to. Matai, Italai šiek tiek ubagai reikia pripažinti, taip. Ten su tom sumom čia Italijoje biškinę neįsijauskime. Taip. Bet futbolininkas tikrai išskirtinės istorijos, kai Italas žaidžia rinktinėje, bet nusprendžia tobulėti Meksikoje, o vėliau grįžta irgi, šiaip kol kas panašu protingas sprendimas, grįžta į silpnesnę ekipą, bet joje gauna visišką lyderio rolę, gali atsiskleisti, tobulėti, daug žaisti. Ir kai jau jausis subrendęs, tai galės žengti tą žingsnį į elitinę komandą. Tai dar aišku, tai aš kaip ir žinau, bet manau nemažai ką nustebins, kad Kevinas Trotmanas dar gyvas toks žaidėjas ir žaidžia visai sėkmingai. Aišku, dar turi Rosano Marnovskį irgi tikrai geras strategas, Alberto Gilardino, tikrai legendinis Italijos rinktinės futbolininkas. Praeitais metais į Romą taurėje žaidė su Genoa, teko stebėti mačą, tai kaip serija B ekipa paliko neblogą įspūdį. Atsimenu, Romai tikrai buvo reikalų juos apžaisti. Tai dar Junioras Mesijas, Milanas Badėl, žodžiu, tokių yra įdomi žaidėjų, kur irgi gerai pažįstami tam pačiam Italijos futbolui. Ir Roma turbūt vakar su kaifu stebėjo rungtynes. Tikrai taip, buvo šiokia tokia nedidelė jaudulio po tokio sezono kraupaus starto, bet iš tiesų ne tik Romai, bet manau nemažai daliai klubų, tiek ir daliai fanų tikrasis sezonas prasidėjo šį savaitgalį, nes tie pirmieji turai, dar kai vyksta transferų langas, vasara, ten dėl žaidėjų dar išvažinėja, ten neaišku, ir jie iškeliaus į kitą klubą, dalis dar net važiavo, ypatingai Romoje, ten tikrai buvo daug judesio paskutinę transferų lango savaitę. Tai vakar išstatyti jau ta sudėtis jau kažkas tokio panašaus į tą stipriausią, aišku, dar vis tiek trūko nemažai žaidėjų, Pelegrinio, Oaro, Smolingo nebuvo, ten Abrahamo tai dar ilgai nebus, bet tikrai nudžiugino ir sudėties gilis, nes kur būdavo problema, kad Roma turi gerą startinę vienuolikę, bet neturi suolo, tai dabar net su šiokiu tokiu Lazaretu. Beloti labai gerai išėjo. Taip, tai Belotis šį sezoną pasiruošęs, matai, praeitą sezoną žaidė ten su traumom. Ir šiaip, man atrodo, Belotai gal kažkiek prisijungė, neturėjo prieš sezoną. Taip, neturėjo prieš sezoną ir praeitą sezoną jo, tas kraupi statistika, ne vieno įvarčio Serie A, kuris tikrai iš jo buvo ir tyčiotas, tie patys Turino fanai juokėsi iš jo. Dūchina. Gaidina, dūchina, čia galima tų epitetų rasti įvairių. Bet dabar jis atrodo prisikėlęs ir Dybalos Lukaku. Šiaip Gaidina labai tinka jam. jo, Ilgala. Tai tikrai smagu matyti tokią
nedažnai matau Mūrinio komandos mušančią 7 įvarčius, tai vakar džiaugiamės ir Dybalos šventimu, ir Lukako tylėjimu, dar gal pritrūko to Beločio gaidžio gale, bet tikrai pamatėm gražių įvarčių ir tikiuosi psichologiškai labai svarbi pergalė. Dabar ir tas tvarkaraštis Romos laukia. Aš tai mačiau realiai. Sakysiu geras, bet sakysiu, nes nenoriu prisišnekėti, bet tikrai neblogas. Aš gal pasakyčiau, bet aš nežinau, ar turėčiau sakyti, nes realiai, gerai, gal nesakysiu. Nuoširdžiai tikrai tobulas tvarkaraštis. Realiai, ten Frosinone, jeigu pagautum formą 15 taškų galint. Tai būtent, Europos lygos grupė. Kas ten grupė. buvo? Interas, man atrodo. Tai bet ten negreit, dar po kitos rinkti kartų. Jo, ten. Europos lygos grupė irgi, pripažinkime, juokinga, tai tikrai puikus pakilimo takas susitvarkyti formą, susirinkti taškus, turnyro lentelėje nebebūtent prie dugno jau normaliuose pozicijose, apsigydyti tas pačias traumas, nes kaip, žinia, ten žaidėjų pavardės geros, bet tikrai visi turintys sveikatos problemų pas Romą puolime, Lukaku, Dybala, Pellegrini, Suaras, jie nuolatos yra traumuoti. Tai Dybalas su Lukaku nedirba pagal individualias programas, jie po mačų 1-2 dienas visada dirbs atskirai nuo komandos, kad dėl traumų prevencijos. Tai po vakar tikrai jaučiasi pozityvas, bet kartu reikia ir stovėti ant žemės, nes apžaista šiuo momentu prasčiausia Italijos komanda namie, taigi nieko dar neįrodyta ir niekas dar rimto nepasiekta. Gerai, manau labai konkrečiai pasakai, net neturiu ką pridurti, tiesiog jo, turbūt seniai, kada matėm, žinau, kada Mūrinio komanda paskutinį kartą 7 įvarčius mušė, tai Tottenhamas prieš Maccabi Haifa čia 20 berods. Taip, 7-2 buvo. Taip, tai va. Ir Mūrinio dar žodžius pasakė tokius įdomesnius, kad Inter fanai neturėtų ten liūdėti ar pykti ant Lukaku, o turėtų džiaugtis, kad jisai atvyko pas jų buvusį trenerį ir jaučiasi laimingas. Tai nežinau, kiek čia Intero fanai to džiaugiasi, bet kaip ir kalbėjom, Turamas kol kas žiba, Lukaku irgi atrodo laimingas bent jau kol kas Romoje. Tai gal viskas ir bus, kad visi laimingi. Retai tai būna futbole ir bendrai gyvenime, bet galbūt pavyks. Ką galim prieiti prie pagrindinės temos, kuri, man atrodo, netruks ilgiausią laiką, bet vis tiek kažkiek sugalvom Čempionų lygos grupės atart, nes būtų įdomus buvo reikia. Ir rytoj startuoja jau Europinis turnyras. Reikia pagerbti tą seną formatą, kuris paskutinį sezoną gyvuoja. Ir gaila, ir smagu. Nežinau, man tai kažkiek gaila gal. Bet jo, gal kažkiek ir smagu, nesakau, ta Čempionų lyga. Tai pastarais metais gal kažkiek taip prisibėsdėjus kartais atrodydavo, bet šiais metais kažkaip esu įsikūręs tam visam futbolo maratonui, tai va tokie reikalai. Kiekvienai grupiai daviau po naują pavadinimą, ne tiek A, B, C, D. Įdomu, gal nustebinsiu kažkom, bet taip paprastai. Aišku, yra ir viena mirtininkų grupė, bet apie viską iš eilės. Tai A grupė, kurią pavadinau 99-ieji, tai United, Bayernas, gal tas ir Kopenhagos komanda. Tai turbūt supranti, dėl ko tokį pavadinimą daviau. Tikrai taip. Kažkaip va šitas kabliukas yra, tai aišku, United Bayerno finalas 99 buvo, kur United ten išplėšė tą pergalę panašiai kaip Bayernas prieš Sheffield United, galima sakyti, šį savaitgalį ir viskas yra aišku. Sakau, apie tas dvi komandas gal nėra tiek ką kalbėti, bet va biškai pasiruošiau apie Kopenhagos komandą. Tai va, nežinau, žinai tokį faktą, bet Kopenhagos komandai žaidžia dviniai broliai, kurie turi irgi garsų brolį, kuris neseniai perėjo United, tai esmė tame, kad Højlundas sutiks savo dviniais broliais. Okay. Kuriems yra po 18 metų Oskaras Emilis, Oskaras Saugas Emilis Polėjas. Tai turbūt nesikėjai tokio fakto. Aš mačiau kažkur mem ar ką, kad Højlundas turi savo brolius, bet kad jie žaidžia Kopenhagene, tai kažkaip nebuvo suvesta, tai čia tavo tokie namų darbai šiokie tokie padaryti. Taip, bravo. Taip, mačiau Danijoj visai tvarkingai tą sezoną pradėjo, aišku, sakau, tokia komanda, kur nelabai ką tikėsis, ypač šitą grupės kontekste, bet dar pasižymėjau porą stipresnių žaidėjų, tai turbūt tokių žinomų, tai Andresas Kornelijus, Mohamedas Iliunesi, Viktoras Klesonas ir dar yra labai vienas įdomus jaunas žaidėjas, kurį patarčiau atkreipdėmės, tai Rūnė Barždži. Tokia pavardė, sunku suprasti, kokia šio žaidėjo kilmė, bet šiaip iš Švedas pagal viską gal
na, galbūt ten kažkokia... Nu, bus gal imigrantų Taip. šeimos. Normalu tikrai. Skandinavijai būna. Švedijoje, bet 8-metis labai gerai vertinamas, 4 įvarčius įmušė šiais metais Danijoje, tai puolėjas tai tikrai įdomus ir toks vardas Rūni, tai va, dabar kaip pagalvoju, 18 metų, nu gal dar ne pagal Rūni pavadintas, bet... Bet čia nemažai sąsajų žiūriu su Manchester United ir Hoilandai, ir Rūnės. Nu, jo, taip. Aišku, dar turbūt gal žinai tokį Denis Vavro irgi Lacijo nesiniai priklauso. Nu, yra tokių įdomesnių žaidėjų, kur tikrai žaidė stipresnėse lygose, bet šiaip tam bendram kontekste, tai aišku, nieko per daug nemanau, kad jie pasipriešins tiem stipriesiam klubam. Taip, nu čia ir sakiau, ir dėl to naujo formato, kad ir džiugu ir liūdna, tai aš esu tas dažniausiai konservatorius, kuriam nepatinka tokie dideli pokyčiai, bet kaip ir paminėjau, kažkiek pabodus ir prasmirdus kartais būna ta Čempionų lyga, tai mano akimis šita grupė yra būtent tokia. Tas atspindys toks, ne? Taip, kur yra dvi komandos, kurios tarpusavį, gana aišku, jos išeis į kitą etapą, tai yra Bayernas su Manchester United, jos pasikapos tarpusavį dėl pirmos vietos, pagal dabartinės formas, tai panašu, kad visgi Bayernas bus ta stipriausia grupės ekipa. Tada turime tokią trečią ekipą, kuri kažkiek yra įmerkus pinigų, turi tų pavardžių žaidėjų, tai yra Galatasarajus dabar pasistiprinęs. Ir turim Kopenhageną, jauną ekipą, kuri bandys mesti iššūkį tiem stipresniem varžovam. Bet, iš principo, taip žiūrint, visada būna tų sensacijų, kažkokių netikėtumų, bet, gana aiški grupė, man atrodo, ir būtent dėl to tokio aiškumo ta Čempionų lygos grupė etapas dažnai ir būna mažiau įdomus arba jau paskutinėse turuose visiškai aiškus. Šiaip kas įdomu, kad Zaha, vis tiek tavo mėgstamas žaidėjas, bet jis kol kas Igninas rungtynės žaidė, aš Galatasaray bent kiek mačiau, turbūt neklystu, net kažkiek keista. Bet va dabar, jisai ten traumelių. Taip, bet dabar prognozuoju, kad su Kopenhaga artimiausias rungtynės turėtų žaisti. Kaip tik žais be 15-8, bus galima rinktis arba trečiadienį, arba tas rungtynės, arba Realas su Unionu. Tai va įdomu, pagaliau Zaha išpildys savo svajonę, kad ir kaip jis ją pasiekė, taip viražais keistai, bet kaip bebūtų... Teko net iki Turkijos nusiristi iš Anglijos, kad Čempionų lygoje debiutuotum. Bet jis nekart yra kalbėjęs, kad jo svajonė yra žaisti Čempionų lygoje, tai nežinau, ar su Galatasarajum tokia svajonė yra pilnai išpildyta, bet bent jau tą varnytę užsidės. Tai va įdomu, kaip tas debiutas, kaip iš vis Galatasaray, bet kas gerai, aišku, jiems, kad pirmas rungtynės su Kopenhaga. Tai šansas 3 taškus gauti ir tą pasitikėjimą gauti ir ten jau United praloš Miunchene. Iš karto spaudimas. Taip, atsimeni turbūt, kas prieš keletą metų vyko, kai Nobas Saksihiro pasikrovė United ir jau ten po to, berods man atrodo, 3 vietą užėmė ir ten jau Europos lygos finalas ir visi bet čia tas turnyrai, kai 6 tik mačai grupėje, tai tau vienas lystelėjimas, jeigu tu ten esi koksai galva už kitus stipresnis, gali tau kainuoti galiausiai tą vietą. Tai žiūrėsim, kas gausis. Tikrai Galatasaray gali paspirginti Manchester United, bet tikriausiai nepavyks. Gerai, galim paspėlioti, tai labai mano paprastai, tai aš Bayernas United, Galatasaray, Kopenhaga. Tikrai taip, nesiginčysiu. Gerai, kita grupė B, kuri mano vadinasi Europos lyga, nes kitaip ir neapibūdins šitos grupės. Aišku, tokių galima sakyti ir nemažai yra, bet man šitą išsiskiria vien dėl to, kad Arsenalas PSV Sevilija praeitais metais Europos lygoje tikrai solidžiai ir galingai judėjo, tai dėl to ir įskyriau. Ir PSV žaidė Europos lygoje praeitais metais. Tai jo, aš tai sakau, šitas 3 komandos tai va. Ir PSV Arsenalo grupė vienai žaidė Europos lygoje, jeigu teisingai pamenu. Lansas, tai čia jiems aišku dievo dovana, bet kad labai prastai sezoną pradėjo, bet va paskutinės rungtynės su Metz pralaimėjo 0-1, bet naujokams, galima sakyti, lyg bet 31 smūgių link vartų mušė ir 10 vartų plotą, bet kaip liko įvarčio, taip liko. Ir Jastainis vis tiek. Ir vienas taškelis po 5 turų, tai labai, labai taip liūdnai, bet aš manau, jie atsigaus tiek kažkiek, bet kol kas tai taip net gaila žiūrėti į tą komandą. Gal ir atsigaus, bet žinant, kad pripažinkim, Prancūzijos čempionatas tikrai nuvertinant su Premier lyga, kokia La lyga yra silpnesnis. Ir turėti vieną taškelį po 5 mačų, akivaizdu, kad nėra viskas gerai ir tokia grupė ištraukus burtus atrodė be Arsenalo ganėtinai lygi, kur gali visos kitos komandos pasikapoti dėl antro bilieto į
atkrintamasis, bet aš dabar bent jau kažkaip Laną nurašau ir manau vyks kova tarp Sevilijos ir PSV Eindhoveno. Jo, aš ir taip įsivaizduoju, aišku, galim paminėti, kad iš Montpellier Elija Vahį įsigijo Lansas, kuris šiaip ir čia buvo siejamas, turbūt pažinai, ten ta Su Chelsea, matai, daug kas yra Taip, siejama. ten ta žaidėjas, Praktiškai visi. nu, ten labai realiai netoli buvo, bet ten ta žaidėjas ir su tokia praeitim, nežinau, kiek su teko domėtis, ten toks skandalėlis buvo nemalonus, gali patys pasakyti, aš nelabai noriu lysti, bet aišku, ir kaip pardavė Opendas su Fofanam, tai čia yra žiaurus praradimai tokiam klubui, net nėra, na, net nelabai galim pasiginčyti su to. O PSV tai labai žaviuosi jais, labai gera puolėjų grandis ir treneris Bošas, nu, kuo daugiau norėtų. Ir dabar vat, po 4 rungtynių yra divizija 12 taškų, tik į priekį. Taip, nu tai gerai, tai paspėliokim tada tą grupę, kaip tu dėlioji. Arsenalas, PSV, Sevilija, Lens. Tai aš vėlgi sutaps viskas, aš tarp PSV ir Sevilijos tikrai stipriai galvojau, Bet Sevilija turi Europos. Vis tiek turi žaisti Europos lygų ir tikriausiai ją laimėti. Nu, čia Tai faktas, reikia Seviliją dėti į tą 3 poziciją ir PSV jaunimui duosime šansą pasirodyti atkrintamosiose. Gerai, C grupė. Mano pavadinimas fanų siurrealizmas. Vien dėl to iš tos Berlyno Union pusės kažkiek iš Bragos, nes mačiau ten Reddite vienas toks Berlyno Union fanas rašė, tiesiog surrealu, kai pagalvoju, ten dar prieš keletą metų žaidė 2 divizione, ten tikrai prastai tam klubui sekės vienu momentu ir dabar jau manau, kad nemažai šiuo momentu, kai mes kalbam pirmadienį, nemažai fanų yra Madride ir jau, tikiuosi, jie tokie draugiški, nesiučia per daug, bet tikrai, kad linksminasi tie fanai Madride. Ir džiaugiasi klimatu pavadinti. Taip, bet kai pagalvoju, Union tarp tokių, Napoli, Realas tarp tokių grandų, tai čia yra tas pats, ir sakau, iš Pragos irgi tas pats, pažiūrėjau, kad Praga niekada nei su Realu, nei su Napoliu nežaidė, tai irgi bus tam tikras iššūkis, tai iš tos pusės mano toks pavadinimas šitai grupiai. O šiaip tai Braga noriu skirti savo sudėtim. Tokie žaidėjai kaip Moutinho, Bruma, Horta, Ricardo, Pizzi, Fonte, turbūt visus žinai žaidėjus. Dauguma veteranai jau nueinantys, Taip, bet kažko reikia tą ekipą. Roni Lopešas iš Sevilijos, aišku, sakau, veteranai ir ta pati pradžia Portugalijų prasta, man atrodo, po 5 rungtynių 7 taškai, bet atsigaus. Bet veteranai dažniausiai ir būna, kad jie ne lygos ilgoje distancijoje, taurių turnyruose gali sukrutėti ir per patirtį nubausti varžovus. Nors tikrai bus itin sunku šioje grupėje. Aš manau, kad Čempionų lyga jis yra geras pasiekimas ir kažkiek tą dėmesį nukreipia, bent jau sezono pradžioje, ten kai reikėjo su Panathinaikos kautis, dar su Baška Topolo serbais, tai kažkiek nukreipė tą dėmesį ir vis tiek jie tam, kaip pasakyti, eigoje atsigaus ir ten kovos dėl tų Čempionų lygos vietų. Tai sudėtis, man tiesiog labai patinka tas veteranas ir kažkiek prijaučiu tam tokiam filosofijai. Smagu visada matyti tuos futbolininkus, kurie žinai, kurie tau kažkokias kelia iš praeities tatoskiras į kažką ir man irgi vis dar atrodo jau nueinantys veteranai, bet smagu tas komandas, tikrai malonu jas pažiūrėti ir dar tokį paskutinį šokį tų futbolininkų tarptautiniai, tokioj dideliai Čempionų lygos šviesų arenoje sušoktą pamatyti. Tai o Union po 4 turų Bundeslygoje turi 6 taškus, šiek tiek mažiau, bet... Bet jie žaidžia neblogai. Taip, tą pagrindą jie turi, čia toks... Jų toks veidas pasikeitė, sakyčiau, jeigu pradės metais jie buvo tokie labiau... komanda nuo gynybos, tokie labiau kirstukų, kurie išvargsta rezultatą. Dabar jie šią vasarą pasistiprinę, puolime ypatingai tokių įdomesnių futbolininkų atsivežę, Fofana, Gosensas iš krašto. Tai jie žaidžia labai gražiai, gerai, jie ten XG prikuria tikrai nemažai, tiesiog tie rezultatai kol kas nėra jie kažko blogi, tiesiog nepavyko dabar porą turų laimėti, bet viskas, manau, tikrai atrodo ekipa labiau Čempionų lygai pasiruošusi negu jau apkalbėtas mūsų Lensas iš Prancūzijos. Tai pabandom gal paspėliot, davai tu tada pirmas. Taip, Realas, Čempionų lygos komanda, jų turnyras laimi grupę, Napolis 2. Visgi Berlyno Unioną dėsiu į 3 poziciją ir Bragą į 4, taip, nieko čia sensacingo nepasakiau. Gerai, aš Realas, Union, Napoli, Braga. Pirmas išsiskyrimas,
Turiu kažkur įsiskirt, kas bus, jeigu viskas sutaps. Gerai, pasižymėti reikės, pasitikrinti. Dabar tokia grupė bus, kur tikiuosi, kad tikrai kažkas įsiskirs ir gal bus kokių netikėtų spėjimų, tai pavadinau tikroji mirtininkų grupė, D grupė, RB Salzburgo, Inter, Real Sociedad ir Benfica. Nenuvertinu F grupės tikrai, bet šita man grupė tikrai patinka, imponuoja. Galime visokių talentingų žaidėjų pasižiūrėti, žinant, Salzburg ir Benfica, tas talentus, tą patį Angel Di Maria, talentingą labai žaidėją, galbūt esat girdėję. Tai va. Jaunuolis Benficos. Tai va, visai nemažai pasidomėjau apie Salzburg. Nežinau, kiek žinai, bet naują trenerių turi, nes Matijasas Eislė sugalvojo biškį užsidirb, kur 36 gal berods metai, tikrai jaunas strategas. Jaunas, charizmatiškas, toksai. Toks stiliovas. Šiaip tokį, man jisai panašus yra Erviną Kvietkauską kažkiek, nežinau, kas nematė, galit pasidomėti, man labai jie tokie panašiai, gražus, solidus vyrai, stilingi. Tai man atrodo, Eislė be barzdos. Turi tokią barzdytę, tokie rusiukai tokie, tai... Tada jo. Ne, pagal tą stilių, tai gal ir pritarčiau, jeigu lyginant su Kvietkausku. Tai va, bet jie dabar naują trenerį turi, bet irgi tokį, galima sakyti, sistemos žmogų. Iš New Yorko Red Bull atėjo Gerardas Struberis su labai įdomiu įsidėstymu. Dabar jo komanda Salzburg žaidžia 4-3-1-2, tai turbūt mažai kas šiuo metu tokį taktinį įsidėstymą naudoja. Ir aišku, tų įdomių žaidėjų, kaip visada turi, tai šiaip, manau, ir tu apie šitą žaidėją girdėjęs, gal net pasaulio čempionate atkreipiai dėmesį, tai Strahinija Pavlovičius, jo. Serbų centrų gynėjas ir toks modernus gynėjas, greitas, aukštas žaidžia kojomis. Taip, gerai muša. Kaip serbas šiek tiek toks, Džorganas pavadinčiau, ten jisai mėgsta į visokius konfliktėlius įsivelti. Bet čia serbai. Čia nieko naujo. Tai va, ir toliau, aišku, praeitimas domėjus tokiu Lukas Gornado, centro saugų Prancūzijos 10-mečių, po to Lukas Šučius, irgi žydas, toks Oskaras buvo, Bosnis Samaras Dedičius, šiaip, kaip visada, ir pažiūrėjus tas sudėtis, neįtikėtinai, ten 23 metai vos ne visi, tame tarpe, aišku, yra 18-mečių, dar ten porą, gal 24-25, bet neįtikėtinai jauna sudėtis, bet žiūriu, Austrijoje tvarkingai, kaip visada, jie realiai dominuoja. Tai Salzburgo tokia kultūra, toks pašaukimas, ant to pastatytas klubas ir ta labai, kaip tu sakai, mirtininkų grupė, tai nežinau, čia tokia žmogiška mirtininkų grupė vis tiek, aš nepritarsiu, F grupė yra mirtininkų, bet ten jau tokia kosminė mirtininkų grupė, o čia taip tikrai bus geros pjautynės dėl kelialapių kitą etapą. Tai va, Benfica, tai du žaidėjus skirčiau, kurie toliau sėkmingai juda, vienas, aišku, grįžo į Benfica, tai Angel Di Maria ir Rafa Silva. Praeitą sezoną Čempionų lygoje jau tikrai siautė ir man net įdomu, ar nesugalvos Rafa Silva kokią Premier lygą išmėgins, sakyčiau, toks Nottinghamas tikrai galėtų jo domėtis. Bet žinai, iš Benficos į Nottinghamą šiek tiek, nežinau, ar čia karjeros šuolis. Bet aš manau, tiek atlyginimas. Tai atlyginimo, taip, bet tu žaidi Čempionų lygoje, čia žaidi Portugalijoje, gali tapti čempionu, tai... Aišku, jam 30 metų, bet aš iš tos pusės žiūriu, kažkada dar tu nori karjeros pabaigą pažaisti Premier lygoje, ar ten gal tą pačią Arabiją, nežinau, ten kaip susiklostys viskas, bet ką pasirašiau prie Benficos, kad visi grendijantai žengia toliau, jie tą sudėtį plius minus išlaikė ir geri ženklai tiesiog, o Real Sociedad, manau, nepražus. Sezono pabaiga kažkiek buksuoja, bet vakar pamatėm, ką jie moka, tai... Taip, jie ten to lygių prisirinkę, bet jie žaidžia neblogai ir šiaip visos tos ekipos Salzburgas, Benfica, Sociedadas, auginantys klubai, futbolininkus vėliau paleidžia į platesnius vandenis. Tas pats Interas nepavadinsi, kad ten jisai baisiai perkantis, jis irgi nemažai ką ten taip, gal kiek labiau veteranais, bet jie nusiperka tą žaidėją, įstato į savo poziciją, tai čia tokia žmogiškųjų išteklių mirtininkų grupė, kur klubai savo darbų tokį gerą sąstatą turi. Tai prašom, spėk. Pirmas Interas, antra Benfica, trečias Sociedadas, ketvirtas Salzburgas. Su skaudančia širdim, nes manau, nenusipelnys Salzburgas paskutinės vietos, galbūt ten ir nebus, čia aš neišminčius, tikrai galiu klysti, bet kažką reikia dėti tą paskutinę vietą. Gerai, aš spėjau, pirma Benfica, antras Interas,
trečias Real Sociedad, ketvirtas Salzburg. Nenoriu, kad sutaptų, bet aš tikiu Benfica čia. Jeigu Nu, tai ir išsiskyrė jeigu šiek tu lygoje tiek. gerai judi, nereiškia, kad tu gerai judėsi ir čempionų lygoje. Europoje. Tai va, dabar tikrai labai geras pavadinimas grupės. Bet aš noriu sakyti, tikrai grupė gal ne pati įdomiausia ekipų žaidimo stiliais. Nu, žodžiu, sėkmės policijai šitas grupės pavadinimas. Atinka. Kurie mažiau susimaus, kad patektų į kitą etapą, man tokia mintis kyla žiūrint į sąstatą. Tai Feyenoordas, Atletico, Lazio ir Celticas. Ne tik, kad susimaus, bet įdomu, kas už aikštelės ribų vyks. Visi, Celtic, man atrodo, ten pasižymėjo praeitis metais. Tai ten škotai. Teisėjus biški graužia, nes jie turi visi ultrų grupuotės ir tos ultrų grupuotės yra labai rimtos. Pavyzdžiui, Atletico, visi žinom, kas ten su Vinicium vyko, koks rasizmo skandalas ten, debiliški dalykai tiesiog. Po to Lazio, UMTT, pavyzdžiui, pavyzdys, ultra rasistai tie visi Lazio, ne veltui ultra rasistai ten, debilai tiesiog, bet ką padarysi, turi tokią grupuotę, tai turi. UMTT, šiaip ten tie rasizmo atveju visokie smurto ten su Feyenoordu, nieko noro. Tai Feyenoordas su Roma 2 sezonus dabar europinėse turnyruose žaisdavo ir ten... Ir uždraudė, taigi... Taip, fanus ten, kiek užklasinės veiklos būdavo, taip kad į Romą sugrįš. Taip, o Feyenoordas, ko fanai įsiskyrė, tai kad praeitais metais, kai Feyenoordo akcijoje vyko rungtynės, kažkas ten kažkokį daiktą paleido, bet aišku, kažkokią aštrų, tai praskėlė galvą davė klasinui Ajaxo žaidėjai. Nėra tikrai protingiausi peiliai stalčiai, žinai. O tik ten su teisėjais, man atrodo, kažką ten... Bet ir šiaip škotų fanai irgi nepūkuoti. O apie pačias komandas, tai aišku, Atletikos Lazio kaip ir ten plius minus viskas aišku, esam kalbėję. Celtic aš netikiu, jau netikiu tą jų, nėra tos auros, kaip buvo prie Andžio Postecoglou, vis tiek, aišku, Rodžersas grįžo, bet nemanau, kad ten kažkas gero, ką atkreipiu dėmesį, kad pasipildė Philipsų iš Liverpoolio, tai nieko ten ypatingo. 2 žaidėjai, kuriuos galim skirti Hatate ir Maeda, abu japonai, jau čia nuo Andžios laikų liekio. O Feyenoordą turkingi, viskas ten su jos turkais, tik kad... Ar neslotas išlaikytas treneris, tik kad Kokčių tęstinumas. Prarado, tai čia toks vienintelis minusiukas, o ten visi kiti žaidėjai, ten Gimenezas koks, iš principo viskas kaip ir tvarkingai. Tai va, turiu ką pridurti, ar galim gal pabandyti paspėlioti, galiu aš pirmas. Aš tik pridursiu, kad bus, manau, labai lygi grupė, tikrai nemažai lygių įsivaizduoju gali būti ir tie taškai bus barstomi ir jeigu, kaip sakėm, A grupė yra ta pavyzdinė, kur yra viskas gan aišku, tai šitoj E grupėje, manau, tikrai gali būti, kad intriga laikysis iki paskutinių turų. Gerai, aš spėju. Pirmas Feyenoordas, to jau Atletico, Lazio, Celtic. Šiaip galvau, Lazio dės į antrą vietą, aš apkeičiu tik lyderius, manau, Atletico su savo patirtim, kad ir kaip jie mėgsta čempionų lygoje prisicirkinti, bet pagaliau galbūt išeis į tą kitą etapą po praeitų metų gėdos. Tai Atletico dedu pirmus, antrų dedu Feyenoordą, jie tikrai, su Arne Slotu, sakau, išlaiko tęstinumą ir turi jau patirties Europoje ir tikrai gerai atrodanti ekipa. Treti Lazio, kas, manau, nereikia daugiau argumentų sėdint su šitą maikutę, kodėl ta ekipa man neimponuoja. Ir Celticas yra 4. Gerai, tikroji mirtininkų grupė, bet aš parašiau puikus atsveikinimas, o puikus atsveikinimas su šito formatu, biškimus palepins, tai Newcastle'as, PSG, Milanas, Dortmundas. Nieko per daug nepasirašiau, nes kaip ir viskas aišku, tiesiog bus, pindėt. Šunų pjautynės. Ir, kas dar taip gan kelia tokią papildomą intrigą. Taip, žiūrint į šitą grupę, čia akivaizdu, kad visos ekipos kaip minimum savo kelia tikslą būti tarp 16 stipriausių ir 8-finalį. Tai tikrai bus daug krokodilo ašarų, bet dar galėtum kažką spėliot, jeigu, tarkim, Paris Saint-Germain ant popieriaus, pripažinkim, yra finansiškai pajėgesnė ekipa. Ten tada kitas ekipas galėtum žiūrėti, kas geriau pradėjo sezoną, kad išskirt, bet dabar yra visiška nežinomybė, nes tu matai, kaip Paryžius su Luisu Enrique kol kas dar tos jo idėjos žaidėjami galvas neįsikala. Tikrai ekipa stumdo kamuolį, bet naudos tai neduoda, Prancūzijoje rezultatai kuklus. Dortmundas taškus renka, bet nežaidžia gerai Vokietijoje. Milanas kaip ir neblogai pradėjo sezoną, bet dabar gavo pliuchą nuo Intero, irgi šioks toks sukrėtimas.
Newcastle'as Anglijoje ir kažkiek sezoną pradėjo nestebuklingai. Visas komandos kažkiek turi tų problemų, kažkokių netikčių, sakykime. Tai vertinant šitą ir kokia yra sunki grupė, tai tikrai bus geros kapotynės ir manau, nepatekimas į kitą etapą galbūt ir kažkurį strategą gali nuimti. Taip, čia tokia rizikos zona, gal net tam tikra, bet kaip ir sakau, labai daug pasakyti. Rusiška ruletė bus žaidžiama F grupėje. Geras variantas. Tai duodu tau pirmenybę pabandyti atspėti. Čia aš gal ir su asmeniniam simpatijom kažkiek tada dėliosiu. Tai Paris Saint-Germain laimi grupę, Milanas lieka 2, Dortmundas 3, Newcastle'as 4. Bet, spėjimas toks, aš jo neišsižadu, bet apversk viską aukštinkojam, kad Newcastle'as laimi, Paryžius lieka paskutinis ir irgi nesakysiu, kad tai mane labai stipriai nustebintų. Aš manau, kad kol Paryžius turi Mbappé, tol jie yra labai gera komanda grupė etapo, nes Mbappé trokšta tokių rungtynių ir jis, kur gali pasirodyti, tai tokias rungtynės Čempionų lygoje. Tai dėl to aš to pritariu, dėl to aš pirmą pasažą dedu, toliau dedu Newcastle, nes kažką reikia pakeisti, kažką reikia įsiskirti. Tu nesi Newcastle fanas, kiek tekia girdėti? Taip, nesu, bet dėl suprantant priežasčių. Ir toliau tada Dortmundą ir Milaną. Tai noriu pasakyti, Milanas net Europos lygą nepateks. Ir kas turės 4 ir vėl viskas bus gerai. Kažką reikia išsiskirti. Aš pasakiau, aš Amerikietiški kalneliai. Gal aš negirdėjau, ką aš neku. Praeitą podcastą kalbėjom, kad Milanas yra transferų lango čempionai, nuostabiai šią vasarą pasistiprinę. Ir dabar tu sakai, pavyzdžiui, esi sėkmingas Čempionų lygoje, esi nesėkmingas Čempionų lygoje, pirmenybėse savo esi sėkmingas. Čia net sezoną galim skaityti iš 2 skirtingų dalių kartais. Taip, labai būna skirtingi tie pasirodymai. Tas pats Chelsea savo Čempionų lygas 2 laimėjo lygose, būdamas visiškai net ne kažką kovojo, ten kitam kambarį, ne už durų palikti, ten 10-12 sezoną baigė, bet Čempionų lygoje taip pysti ir laimė. Pysti ir trakas, gerai. Ir 7 grupė, aš rašiau ir vėl klasika. Klasika dėl to, nes čia yra Manchester City grupė, čia, aišku, buvo vienais metais tokia kaip ir plius minus mirtininkų, bet čia yra, normalu, ta prasme, Manchester City, kad tokia grupė patenka. Nieko aš čia nekaltinu, nei kažkom ten, nei pašlydis kamuliukais, nei ką, bet čia tiesiog normalu. O ką atkreipčiau dėmesį, pasirašiau tokį sakinį, ar jauni berniukai geria Red Bullį, tai įdomu, ar geria. Jaučiu neišgersiu, ar Leipzigas bus stipresnis savo Red Bullio rėmimu, bet... Pavojingas žaisti prieš Red Bullį. Taip, berniukam. Pasižiūrėjau, kad Young Boys kaip ir neįsiskiria ten kažkokiais žaidėjais, tik tas strategas toks įdomus. Jaunas Rafael, 46 metų Rafaelis Vikiai irgi. Kalbėjom apie Salzburgo strategą, kad iš MLS atvykęs, tai šitas irgi iš Chicago Fire atvyko, toks, matysim kaip jiems seksi, bet šiais metais papildė komandą. Aš dabar gal vis dėlto neklausykit, nežinau, tik susimausiu dar po to, bet tas įdomu ir jo per atranką pateko. Ir Cervena Zvezda irgi mažiau tokia žinoma komanda, turiu tokį įdomų faktą, kad Cervena Zvezda žaidžia toks Bayerno krepšininkas. Vladimiras Lučičius toks yra pas jos 19-metis saugas, tai nemanau, kas ten didelį vaidmenį turės, bet atkreipiau dėmesį, galvoju, aš tikrai dabar... Tu namų darbus padaręs pavyzdingai. Tai ir dar vienas toks, atsiprašau, įdomesnis žaidėjas, tai Aleksandras Dragovičius. Turbūt esi girdėjęs. Salzburge žaidė prieš tai? Nežinau, žaidė Bayerį anksčiau. Tai tas pats turbūt. Dabar su Kasyte anksčiau. Austras. Jo. Tai tas pats. Tai jis žaidžia Cervena Zvezda ir ką įdomu, kad tiek Young Boys, tiek Cervena Zvezda savo lygos dabar yra 3, tai gal kažkiek rodo tą tokį, ne pačią geriausią formą, pavyzdžiui, Serbijoje. Red Star, galima sakyti, Lenkija, Bačka, Topola, toks įdomus klubas, dabar nauja Europos žvaigždė, konferencijų lygos žais ir Partizanas. Ir tai tokie reikalai, bent jau tokie rezultatai parodo, kad tikrai konkuruos jie šitų 2 milžinų. Tai taip, čia net nelabai yra ką spėti. Man City's Leipzigas eina tolyn, o kas liks 3, net nežinau. Aš norėčiau, kad jauni berniukai
Gerai, aš tai, Manchester City arba Leipzig. Jo, Young Boys ir vienas jas aš sakau. Nu, sutampa. Manau, kažkaip nebus daug ginčių ir labai manau, kad šitam grupė kažkam labai įdomi. Nežinau, kiek mažai teks stebėti, tikiuosi nedaug. Nu, nelabai, mano akimis įdomi ir H grupė. Man įdomi, nes man viena labai komanda patinka, bet šitą grupę vadinasi bent jau pagalmė, jeigu ir dabar. Tai čia Barcelonos skirtas, jeigu ir dabar susifilins, tai tada aš jau nežinau. Jau tokią patogią grupę gavo, kad nežinau. Nu, čia už tas visas kančias už mirtininkų grupės porą metų. Taip, Barcelona, Royal Antwerp, Porto ir Shakhtar. Pažiūrėjau Šachtaro sudėti, tai labai prastai, dar Pietova žaidė draugiškose su Tottenhamu, bet dabar jau nežaidžia, žodžiu, žinai, Pietova ten jau, man atrodo. Nu, bet jis jau turėtų būti ir gerokai pagyvenęs. Taip, bet ne, jis dabar nežaidė tik draugiškose prieš žaidė, bet dabar ten kitas. O šiaip tai dar valstybei karas, ko mes norim. Taip, nėra ko norėtų, svarbiausia, žinai, kad laimėtų karo fronte, ten Čempionų lygą palauks tikrai. O dar turi, aišku, porą veteranų, Rakitskis, Stepanenko ir dar Matvenko toks įdomesnis centro gynėjas liko, kurio Brightonas norėjo, bet neįsigijo galiausiai. Tai tiesiog labai prastai. O ką, mano mėgstamiausia komanda šios sezono Čempionų lygos Antwerpeno Royal, nes ten žaidžia tokie du labai geri žaidėjai. Vincentas Esnes su Tobi Alderweireld. Ir Jansenas gerai juda. 5 įvarčiai šį sezoną Belgijų ir praeitą gerai sudėjo, ne veltui jie čempionais tapo, dar ten labai dramatiškai po Alderweireldo įvarčio paskutinę minutėm. Alderweireldo nebėra jau? Yra. Ai, tu sakai Vertonė žaidžia? Ne, sakiau Alderweireldo. Okay, neužgirdau. Gal tikrai sakai. Bet žodžiu, dar yra tokių Richie Delae, toks Belgijos veteranas. Jo, Vertonėnas Benfico iki. Ką? Vertonėnas Benfico žaidžia, tai čia. Ne, Anderlecht dabar žaidžia. Ai, jau Anderlecht, okei. Ja. Šiaip jų tą sporto direktorius rolę praeitą sezoną perėmė Markas Overmarsas po skandalo Ajaxe, ten gal teko girdėti ten, kad buvo kažkokie, darbiniai santykiai su moterim viena, kurie išaugo nedarbinius, ten dėl to buvo atleistas iš Ajaxo ir tikrai ką verta atkreipdėmėsi į talentingą Arturį Werneren, tokį saugą 18-metį, kuris ten jau 15 milijonų berods vertas, gal transfermarkte net 25 milijonus įsivaizduoja. Toks talentingas žaidėjas, mačiau Barsai jau domės, tai vat... Galės pasitikrinti. Repeticija gal bus. Įvertinti. Audition, žinai, kaip sako. Ir dar tokių Oven Vindalis iš Ajaxo. Žodžiu, matos, kad ta tokia sudėtis jau status tik geras sporto direktorius, kad ir kaip jis ten prisidirbęs, bet smetame, kad visai įdomu ir aš sakau, sirgsiu už jos, o Porto tai kas patinka, kad jis saugo savo branduolį. Tai aš kaip visada sakau, tai labai svarbu komandiniam sporte savo branduolį išsaugoti. Tai liko Taremi, buvo siejamas su AC Milanu labai, bet liko, po to Toni Martinas, Evan Nilsonas, Pepe, abu Pepe ir saugas labai įdomus ir aišku veteranas, Estekoja, Diogo Costa. Vartuose Diogo Costa, labai gerai vertinamas vartininkas. Dar praeitais metais buvo įdomi Davido Karmo istorija, toks tvirtas centro gynėjas iš Bragos perškėlė, ten 20 milijonų biuras paklojo Porto, toks tuo metu praeitą transferų langą, ne šį, bet dar praeitą, buvo toks svarbus pirkinys ir prieš klubą Bružą suklydo jis labai ten vaikiškai ir 100 dienų nežaidė praeitam sezone tiesiog, nes supyko ant jo tas Conceição, žinai. Conceição toksai treneris su charakteriu, griežtas. Už kiaušų laiko komandą gerai. 106 dienas gal neždė, žodžiu, ten toks, nes, man kažkaip praleidau praeitą sezoną, bet dabar paskaičiau, bet dabar paskutinės rungtynės žaidė Portugalija, tai įdomu, ar bus startinis ir tolimiau sezonai. Tai tokie reikalai. Pabandom spėti. Kad čia nėra kas spėti. Barsa, Porto, Antwerpenas, Šachtaris su visa pagarba ir meilė Ukrainai, bet, sakau, jų kova yra ne futbolo aikštėje. Aš apkeisiu Antwerpeną su Porto, labai blogas spėjimas, kuris nepasteisina, bet, reikia įsiskirti kažkom ir, kaip ir sakau, gal net, norėčiau įsijungti Royalį, bet nežinau, ar pavyks. Nes tik yra daug įdomių kitų rungtynių. Kągi, Europos lygą trumpai aptariam, tai įdomiausia grupė B, spėsim tik ją ir dar porą gal skirsim grupę, tai grupė B, Ajax, Brighton, Marseille. Tokios komandos, kur net nelabai apie jas reikia domėti, nes kaip ir viskas aišku ir taip. Tokia, sakyčiau, yra Ajax Čempionų lygos grupė galėtų. Šiaip Atėnų AEK irgi nereikėtų nuvertinti, irgi stiprus. Kuzminskų pasipildė. Tai va, čia futbolas, gerai. Žodžiu, pabandom, gal turiu minčių, nes man pavyzdžiui
Nu, aš labai apylygiai vertinu, žinai, net manau, kad labai detalės lems šitos grupės lemti. Tikiu, nes dar Europos lygoje dažnai klubai, aišku, šitom ekipom tai gan svarbus turnyras, ypatingai Brightonui debiutuojančiam europinėse turnyruose, bet kartais labiau gal ir porotuoja tas sudėtis. Bet, nu, aš vis tiek pagal lygos formą, taip žiūrint, nu, manau, Brightonas turėtų laimėti šitą grupę, nes visos kitos ekipos, nu, ką tai šiek tiek gal prasčiau šitaip vertinama, bet Marselis ir Ajaxas turi šiokių tokių problemų vietiniuose čempionatuose. Ir šiaip, nu, Marselis turėjo būti čempionų lygoje, labai stipriai atrankoje, į čempionų lygą apsišiko. Prieš Panathinaikosą po baudinių pralaimėjo, ten Gandozi užjudėjo ir po to jau Lazio atsidūrė staiga. Taip. Ne, nes Marselio buvo komanda rinkta net čempionų lygai. Bet tikrai... kiekvienas metais šitą tokia lemtis trečios Prancūzijos komandos, dažnai jie daug investuoja ir Marselis, man atrodo, ne pirmą kartą tokia situacija, kitas jį pateko, dabar jau. Taip, jie Kondogbija, Renaną Lodį pasirašė, tą patį Aubameyangą, turi šiaip Veretų tą klausą, ten gera ekipa, bet nu va tokia dalia iškrito, kad dabar bus reikalų ir Europos lygoje čia iš grupės išsikrapštyti. Ir Marselis, kiek suprantu, mėgstamiausia Prancūzijos komanda. Nu, nesu ten didelis prancūzų lygos žiūrovas ar fanas, bet nu, jeigu reiktų taip durt pirštu, tai taip turbūt būtų Marselio Olimpikas. Dar nuo Dimitrio Paje laikų, nuo brolio jų laikų, nuo Steve'o Mandanda, mano mėgstamiausias vartininkas savo laiku buvęs. Tai, nežinau, jeigu reikia spėti, tai aš dedu Brightoną pirmą, Marselį antrą, nes vis tiek tai ekipa rinkta čempionų lygai, tai nu, turėtų, tikiuosi, praeitolyn. Nu, Ajaxas jaunuoliai tie kol kas braško Olandijoje, tai, manau, tikrai jaunai ekipai bus sunku ir taurės turnyre parodyti kokybę. Gerai, aš nemeluosiu, pas mane Ajaxas trečias ir man tai nepatinka, galvoju, kad nesutap, žinai, tai sutampa trečias, aš... Per panašiai mes mastom, reikia naują žmogų podcastą mūsų. Jo, reikia kažkokio... Oliverį McBurney, manau, jisai tikrai išsiskirtų turėtų ką pasakyti. Tai va, jo, aš ir turbūt gal Brightoną pirmo vietoj, bet ten tai plius minus, bet ką matau, Ajaxą trečioj vietoj. Ir kokios dar to grupės įdomesnės Europos lygoje, nes aš pasižiūrėjau, tai šiais metais atrodo, kad toks, ne tai, kad kažkiek lygis kritas toks, bent jau man įspūdis daro. Mažiau didesnių vardų, žinai. Mažiau didesnių vardų, bet beveik visose grupėse yra užtikrintos stiprios dvi ekipos, kurios yra akivaizdžiai stipresnės. Ir pas Romą ir... Pas Romą nėra, pas Romą grupė iš vis, nežinau, tai konferencijų lygos neverta. Tas balansas turi, jeigu vieną B grupės komandą perkelti į Romos grupę. Taip, tada būtų labai gražiai tas tinklelis išsidėliotų, o dabar yra grupė, kur yra Villarrealis ir Renė, bet yra Haifa su Panathinaikosu. Tada... Aš Panathinaikos gal tik stebuklai. Ne stebuklai, bet stebuklai prieš Marselį buvo parodyti, man atrodo, pas juos. Tada Atalanta, Sporting vienoje grupėje, tai o kitos ekipos yra Graco Šturmas ir Rakovas. Tai tų ekipų yra stiprių, bet gan viskas aišku, kur yra kaip ir akivaizdu, kas turi išeiti į kitą etapą. Tai visas smagumas turėtų prasidėti nuo atkrintamųjų, dasidės dar čempionų lygoje kritusios ekipos. O ką išskirčiau, tai dar A grupė galbūt kažkiek įdomesnė, tai Vezhemas, Olympiakosas, Freiburgas ir jau tavo paminėta Račka Topola, serbų klubas. Bačka, jo. Tai va, aš ir šitą grupę kaip išskiriu, bet man Liverpoolio grupė įdomi iš tikrųjų dėl vieno aspekto. Tai va, dar biškai čia pagooglinu, bet esmė tame, kad, man irgi taip, tokios geros išvykos, bent jau aš taip galvoju, gal nes Liverpooliui nėra kažkaip labai toli, žinai, iš tos išvykos. Ir smagų stadionai, Lasko toks. Ten 50-50, bet vis tiek Austrija, žinai, kai būna, kai reikia ten kokį Kazakstaną keliauti, tada tai nemalonu. Taip, Austrija, tai čia pats gazas. Jo, tai vat, kas bus Liverpoolio grupėje, E grupėje, McAllisterio derbis. Ir vėl siejam viską su broliais, nes tam vadinam karališkam Belgijos Union klube žaidžia Kevinas McAllisteris, turbūt kažką primena šitą vardą pavardę. Iš tikrųjų, žiauras, žinai, tėvai tokį, čia, 97-aisiais buvo išėjęs vienas namuose filmas, tai nebloga, žinai, tėvai tokį prenka savo. Ne, bet neaišku, ar bus brolių dvikova, nes galbūt vienas iš brolių bus paliktas namuose.
Tai gal, bet tai dvi kovas, manau, ne, tai žinai, aš manau, kad jie norės, tik čia bus tas principo reikalas, čia kaip būt, nežinau, ar Kevildai stiks, bet kad McAllisteriai bus kažkokių dvi kovų, tai net neabejoju, bet sakau, Kevinas McAllisteris, nu, tikrai kažką primenu. Aišku, Komentuojant mačą, tai kaip anegdotas turėtų būti juokinga komentatoriams. Klausykit podcast'ą, komentatoriai kreipsidėmės. Tai vad sakau, gerai skyrė grupę, nu ir dar F grupė galbūt Panaikos, aš sakau, man tie Panaikos Olimpiakos gal jau kažką nustebins. Ir Baška Topol, aišku, nepamirškime. Tai paskutinis... Tai va, tai aš dar nežinau, norėjau paklausti, kaip manai, kas laimės Europos lygą. Nu, Išskirk 3 ekipas, kurios manai yra realiausios kandidatės nugalėti. Gerai, to išskirsiu, palauk. Aš galiu savo trejetuką užsirašiau, nes čia taip per metus galima priskaičiuoti ir 6, 7 kokias. Bet jeigu reiktų trejetuką, tai dedu Liverpoolį, kad ir jiem nebus čia kažkokio prioriteto, manau, bet vis tiek tai yra akivaizdžiai stipriausia ant popieriaus ekipa. Tada Leverkuseno Bayeris, komanda, kuri akivaizdžiai žaidžia gerai, praeitais metais iki pusfinalio, šiemet yra stipresnė, labiau patyrusi, tai kodėl negalėtų laimėti. Nu ir vėlgi, galbūt kažkiek ir dėl simpatijų, bet manau ir dėl sudėties, ir dėl patirties, ir dėl Jose Mourinho tos charizmos ir meilės tiem taurių turnyram, sėkmės juose. Roma. Nors tikėtis 3 europinio finalo per 3 sezonus būtų gal kažkiek ir šventvagiška. Visiškai sutinku, iš tikrųjų aš dar pridėčiau šioje situacijoje Sevilla, kur iškris, tikrai 100%. Norėčiau pridėti Lazio, bet jie per daug nevykėliai, jeigu net ir iškris, aš jais netikiu. Nu tiesiog. Jie praeitais metais neišėjo iš konferencijų lygos grupės, tai apie ką mes kalbam? Ar tikrai? Tikrai. Ne, man atrodo, iš Europos lygos iškrito konferencijų lygą ir tada gavo nuo Alkmaaro AZ. Jo, sumaišiau. Bet vis tiek gėdinga. Nevykėliai. Europai, su visa pagarba, Italijos čempionai. Ne, Sarri Bolas veikia Italijoje, bet neveikia Europoje. Taip, tai aš jais netikiu, tai vad pasižiūrėjau Čempionų lygos, tai vad, jeigu taip iškris, jeigu taip drąsiai, aš sakiau, kad Napolis iškris, bet, tiek to. Tai vad Sevilla ir dar pridėčiau pagal mane, tai palaukusi žioplinau Vezemą, nes turi tą europinę patirtį, gerai juda. Ten tą rotaciją galima atrasti paketos ir kūdus, kodėl ne? Ir gilę sudėtį turėjo, tikrai vasarą dar pasipildė gerais pirkiniais. Tai šitos 5 komandos, manau, kažkas tokio nusivylė. Brightonų netiki, kaip ir aš. Aš manau, kad jie labai tokį gali romantinį kelią turėti iki pusfinalio, bet aš netikiu, kad jie, kaip anglai sako, kad per liniją, peržengs, netikiu. Aš irgi taip galvoju, jie tikrai žais gražiai, bet kažkur jie galbūt ir Premier lygoje kol kas panašu, kad turės dėl ko kovoti sezono eigoje, tai kažkaip jaučiu, kad pritrūkstos patirties ir kažkur paslys. Gerai, dar trumpai apie konferencijų lygą. Nėra ką kalbėti iš tikrųjų grupėse, mačiau Paokas, gal tokia, neskaitant kitų ten komandų, gal tokia įdomesnė, ten Domagojus Vidan tokia. Į to dar pasižiūrėsiu iš tikrųjų, bet... Šiaip nėra net įdomesnių grupių, kaip visada gal ten kartais bet būdavo. Bet ten tas ir turnyras toks, kad grupė tapė ten labiau... Neverta žiūrėti. Jo, Aston Villa žais ir atvyks į Varšuvą. Grupė turi Varšuvos Legiją. Tai kas domisi, nežinau, stadionais mėgsta pakeliauti, jeigu nori pamatyti Premier lygos komandą nevykdamas į Angliją, tai gali Varšuvoje galėsi tą padaryti. Dar pasižiūrėjau Paokos, tai aš sakiau kažkiek atkreipiu dėmesį, nes porą įdomių žaidėjų yra, tai Viljamas Trustas Sekongas, toks Nigerijos gynėjas, Kirilas Despodovas, irgi tikrai girdėtas. Bet jau toks pagyvenęs. Ne, jam 25, žinok, labai jaunas pradėjo. Nes jis jau atrodo žaidžia toj Bulgaras. 26. Andrėjas Živkovičius irgi toks labai talentingas, kadaise buvo ir dar Tysonas, jeigu visi girdės Šachtariaus. Atsimenu, tai buvo geras toks vaibelis aplinkiai. Jo, ir dar šiaip, kas įdomu iš Lacijo, kur tikrai nemažai vilčių dėjo irgi iš to pačio Šachtariaus pirko Markos Antonio, kur nepateisino vilčių, tai dabar Paokę žaidžia. Tai visai gerą kapelą surinkė graikai. Tai bet jie, kaip nebūtų keista, gavo nesiniai nuo Kretos Sofijų. Tai Valdelis dirba. Valdelis dirba. Manęs nestebina. 4 vieta, labai tikiuosi, kad Valdelis su, kaip sakoma, Kretos Sofija kažkada bus ir ten, tai jo. Konferencijų lygoje, bet šiaip teisingai sakai, ten nėra ką per daug atkreipti. Tai tiesiog paspėliot galim čempioną išskirti. Tik žais Lili su Olimpija trečiadienį po 5:15, tai gal įsijungsiu, jeigu labai būsiu depresijų. Žinai, prieš Čempionų lygą apšilt. Bet jo, nėra ten ką per daug žiūrėti, viskas prasideda ten nuo atkrintamųjų, bet galim paspėlioti pas mane 2 variantai. Pas mane irgi.
Ajaxas arba Lilis pas mane. Aš labai nenorėjau žemai kabančio obolio, nenorėjau Aston Villos, bet Lilių tikiu tikrai. Ok, aš vieną žemai kabantį oboliuką, Aston Villą nusiraškysiu, o kitas tai vėl tikiu tą patirtim ir Italijos futbolo. Kaip ir pradės metais jie turėjo gerą run Europoje, tai Fiorentina pradės metais apšilo kojas konferencijų lygos finale. Tikrai visai man net ir norėčiau ir patiktų, jeigu šiemet jie užbaigtų darbą laimėdami šį turnyrą. Labai tvarkingai pasaky, labai tvarkingai, manau, pakalbėjom. Nu tai čia net persistengiam kažkiek, atsibosim žmonėm beveik 2 valandas klausyti mūsų pezalų. Visada yra laiko žymės, ką nori, tą gali įsijungti, bet jeigu viską paklausys, jeigu dar kažkokį komentarą parašys, kažkokį bus grįžtamas ryšys, feedbackas, tai iš vis bus tobula, ką ir toliau kursim, manau, gal kitos savaitės eigoje kažkada pasimatysim, dar susitarsim. Taip, dabar bus reikalų Europą, kitas turas artėjantis, tai pasimėgautum futbolo. O dabar jau prasideda tikrasis futbolo sezonas. Aš sakiau, nuo šios savaitgalio prasidėjo futbolo sezonas, taigi visiems gerų įspūdžių, iki kitų kartų. Iki.